Ačiū pastoriui Simonai. Sveiki, malonu Jūs matyti, kai kuriuos pažįstu, didžiosios daugumos ne, bet Alytus miestas patenkantis į 8 didžiausio Lietuvos miestų, praktiškai didmiestis su kalba, kurie panašiai yra į suvalkiečių, bet yra labai apgaulinga ir visiškai nesuvalkiečių. Esminis klausimas man buvo čia šiandien važiuojant, kadangi aš atvykau iš Ukmergės rajono. Ten mes gyvename su žmona ir dukra, jos šiandien negalėjo būti, labai ilga kelionė ir sveikata šito laikotarpiu ne pati geriausia, tai nusprendė neatvykti šį kartą, kadangi rytoj turim būti savo bendruomenį Ukmergėj. Bet šiaip aš esu kilimo iš Mažeikių, iš Žemaitijos ir Alytuje man yra tekę lankytis ne vieną kartą, bet praktiškai visus kartus be išimties, nebent kažką galbūt maišau, bet man atrodo, kad taip. Alytuje, jeigu tekdavo važiuoti į Alytų, tai reikėdavo važiuoti į sporto salę. Dabar tiksliai aš nelabai orientuojuosi čia Alytuje, bet kažkur jinai čia yra. Ne? Jinai kažkur yra, nežinau kurioje pusėje. Bet ten yra tekę žaisti ne vieną kartą prieš įvairias Alytaus komandas. Pirmą kartą gal šis prieš kokius, ką žinau, 20 metų gal, kai žaidėm, tada buvo dar toks Žygimantas Janavičius, Vaidas Šukaitė, tada baiginėjo savo karjerą, tada dar buvo moksleiviai ir mes žaidėm su Alytaus sporto mokykla ir aš žaidžiau už Mažeikių sporto mokyklą ir po to daug kartų yra tekę prieš įvairias čia komandą žaisti Alytui. Bet tikriausiai ne apie tai jūs susitikote paklausyti, ne apie mano žaidimą Alytaus sporto centre, bet tas esminis klausimas, ko man važiuojant iš Ukmergės rajono, kuris man šiandien kilo, yra tai, ar galima į baptistų bendruomenę atvažiuoti su džemperiu. Ir ne tik ar galima, bet ar galima su tą džemperiu šnekėti. Ir tai šiandien vyksta. Šiandien tai vyksta, kaip jūs matote, tai yra laužiamos visos normos. Nežinau, galbūt reikės skelbti po to kokį nors pasninką ir atgalos laiką baptistų bendruomeniai, kad buvo leistas pamokslininkas su džemperiu kalbėti. Bet šiandien yra ne pamokslas, taip mes ir įsisuksim. Ir šiandien yra ne pamaldos. Todėl aš leidau savo apsivilkti šitą džemperį ir neatrodyti taip gražiai kaip jūsų pastorius, bet yra čia žmonių ir ne tik iš baptistų bendruomenės, bet ir iš laisvųjų krikščionių bendruomenės. Žinau, kad yra Vilniuje, kol gyvenau, tai mes buvom visą laiką Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčioj. Dar prieš įtikėjimą, aš ten jau lankiausi, po tai tikėjau ir tenais ir buvau ilgą laiką. Ir yra žmonių, netgi teko susipažinti, kurie nieko bendro nei su laisvųjų krikščionių bažnyčia neturi, nei su baptistų bažnyčia. Tai irgi yra įdomu, nesakysiu kas. Bet, kad jūs jau nepradėtumėte alkti ir norėjote eiti suvalgyti visą tai, kas yra labai taip gražiai paruošta, mes bandysime eiti prie šiandienos temų. Tai tą aptarimą padarysime per porą valandų. Aišku, tos 3 didelės temos - Dievo buvimo įrodymai arba argumentai Dievo buvimui, tada Biblijos patikimumas ir Jėzus istoriškumas. Jos iš tikrųjų yra labai didelės ir per 2 valandas mes jų labai giliai nesugebėsim išnagrinėti. Bet ką norisi padaryti? Tiesiog duoti jums tam tikrus tokius kabliukus, už ko jūs galėtumėt kabintis ir potencialiai po to gilinti savo žinias arba bent jau gauti kažkokį skonį. Nežinote iš vis ką apie šitas temas reikia galvoti. Tai priimkit šiandienos seminarą kaip tokį įvadinį į šitas temas. Galbūt kažkam to ir užteks, galbūt kažkas norės daugiau. Dar aš prašiau pastoriaus Simono, kad po to galbūt bus paruoštas toks lapas, kur galėsit palikti savo elektroninio pašto adresą. Jeigu norėtumėt gauti informacijos, sakykime, ar iš skaidrės, ar daugiau informacijos, kurios yra susijusios su šitos dienos temomis, aš tiesiog duosiu nuorodų tame laiške. Tai jeigu jūs paliksit savo elektroninio pašto adresą, jūs taip pat užsiprenumeruosit apologetikos naujienlaiškį ir jeigu jums nepatiks, po to pirmo laišką tiesiog galėsit jo atsisakyti ir viskas, ir galėsit jo nebegauti. Tai, bet jeigu norėsit gauti kažkiek daugiau informacijos, kurie yra susijusi su šios dienos temomis, tai tą galėsit ir padaryti, užpildę po to tą lapą, po to jis galbūt per pertrauką bus kur nors padėtas, atsiras galbūt ten, šitoj salėje. Tai va, ačiū už kvietimą ir po truputį tada bandom Apologetika, toksai mandras žodis, kurį jūs matėt savo ekranuose ir galbūt žinote, galbūt nežinote, ką jis reiškia, bet jis nėra keiksmažodis, leiskite man trumpai pasakyti, kas jis toks yra. Turim tokią vietą iš apaštalo Petro laiško 1, kur yra parašyta taip: verčiau šventai sergėkite savo širdise viešpatį Kristų, visuomet pasirengę įtikinamai atsakyti kiekvienam klausančiam apie jumise gyvenančią viltį. Bet tai darykite švelniai ir atsargiai, turėdami gryną sąžinę, kad šmeižiantys jūsų gerą elgesį Kristuje liktų sugėdinti dėl to, už ką jūs šmeižia.
Visų pirma, noriu atkreipti jūsų dėmesį į labai gražų skaidrių dizainą, bet tai nieko bendro neturi su šito tekstu. Įtikinamai atsakyti. Šita frazė yra graikiškas žodis apologija. Tai apologetika yra kilusi iš graikiško žodžio apologija, kas reiškia žodinė gynyba arba įtikinamas atsakymas. Tai yra bibliška. Dėl to, jeigu norėsit, galėsit kaltinti, bet šiaip nebūtina manęs kaltinti, kad aš sugalvoju kažkokių mandrų žodžių ir sakau, kad krikščionims jų labai reikia. Šitas žodis yra iš Naujojo Testamento, jis yra vartojamas ten 14 kartų ir reiškia žodinę gynybą arba įtikinamą atsakymą. Tai apologetika privalo užsiiminėti kiekvienas krikščionis. Geriau, blogiau, daugiau, mažiau, bet jinai turi egzistuoti. Jeigu mūsų kažkas klausia apie mūsų krikščionišką įtikėjimą, kokį nors klausimą, apaštalas Petras mums sako, jūs turite būti pasirengę duoti įtikinamą atsakymą. Tas atsakymas gali būti įvairiopas, iš mūsų patirties, gali būti labiau intelektualus, filosofinis, gali būti teologinis, dar kažkoks, bet mes turime sugebėti atsakyti ne tik į tai, kuo mes tikime, bet ir kodėl tikime taip, kaip tikime. Bent jau kažkokiu lygiu. Visiems nereikia galbūt, sakykime, mokslininkams, apologetams ir taip toliau, bet kažkokį atsakymą, patiems suprasti, kodėl aš tuo tikiu ir kitam atsakyti, tai mes tiesiog privalom turėti. Šiandien mes tą ir bandom padaryti. Tokį įžangą apologetiką. Šiandienas argumentai Dievo buvimui pagrįsti, Biblijos patikimumas ir Jėzaus istoriškumas. Už daugmaž valandos mes padarysim pertraukėlę, užkasim ir po to jau eisim prie dvasinio peno, prikimšę savo pilvus. Gal padarysim kokių atsispaudimų, nes kaip pavalgote, po to visas kraujas suteka į skrandį ir tada visi pradės lūžinėti man čia, arba paprašysiu Simono, kad jisai prisuktų šilumą ir kad būtų labai šalta ir kad būtų visi budrus. Judam. Klausimas jums iš manęs yra, mėlėjai. Kas yra Dievas, jeigu mes norim kažkaip pagrįsti jo buvimą? Kas? Jėzus, vienas atsakymas. Po to mes dar prie šito dalyko prieisim. Bet jau, žiūrėk, dabar taip, paprasta labai situacija. Nuo to prasideda filosofija. Jeigu mes pradedam aiškinti kažkokius dalykus, kurie man atrodo labai paprasti. Filosofija tai yra išminties meilė, irgi nėra čia blogas dalykas. Žinau, kad Biblijoje yra parašyta, kad nepasiduokite žmonių filosofijai, bet žmonių filosofijai, kuri yra paremta kitų, kad Dieve išmintimi. Bet filosofija padeda mums, sakykime, tokius klausimus atrakinti ir jeigu mes pradedam rimtai svarstyti apie praktiškai bet ką, jau į filosofinį lauką įeiname. Tai dabar kažkas paklaustų mūsų, o tai kas yra tas Dievas, kuriuo tu tiki, arba kaip, kas yra tas Dievas? Jeigu tu jūs klausit kažkieno, ar tu tiki Dievu, sakytų, o kas tas yra? Ir jums reikėtų kažkaip pasakyti. Kūrėjas. Kūrėjas. Mhm. Kieno ko kūrėjas? Kas jis sukūrė? Viską. Viso ko kūrėjas. Gerai. Šitai yra vadinama Dievo savybė arba Dievo atributu. Tai reiškia, kūrėjas. Jis yra kažkoks, ne? Kokių dar savybių turi ta būtybė, kurią mes vadiname Dievu? Dievas yra meilė. Dievas yra meilė. Jis yra meilė šaltinis. Sakykime, irgi taip. Kas dar? Tiesos ir teisingumo. Taip, Dievas yra tobula būtybė, kurioje ir tiesos ir teisingumo šaltinis šitų dalykų taip pat. Moralės standartas. Šventas jisai yra. Ką reiškia šventas? Be nuodėmės. Tada klausimo, kas yra nuodėmė tada? Daug klausimų, ne? Ir čia nėra žodžių žaidimai. Tiesiog yra mintis tokia, kad mes, prie ko aš einu, bažnyčioje labai girdime daug visokių terminų, apie kuriuos mes net nesusimastom. Ir kartais mes jų patys nesuprantam. Ir kai kitas mūsų ko nors paklausia, mes nelabai galėtum jam paaiškinti, arba mes galvom, kad jeigu aš sakau šitą žodį, pavyzdžiui, kokį nors nuodėmę, kad kitam tai atrodo lygiai tas pats. Pavyzdžiui, Naujojo Testamento samprata, kas yra nuodėmė. Tai yra ne tik įstatymo laužimas, bet pats tas graikiškas žodis, jisai reiškia nepataikyti į taikinį. Ir nuodėmė yra trūkumas, tam tikras trūkumas. Kažko, ne? Tai viena, bet nesvarbu, čia ne, bet kalbame tai, kas yra Dievas. Tai tradicinis Dievo apibrėžimas, nors mes Dievo į buteliuką kažkokį arba ten rutuliuką įdėti negalime, yra pasiūlytas tokio mąstytojo Anzelmo Kenterberiečio. Pasiruoškite dabar. Dievas tai, už ką nieko daugiau negali būti pamąstyta. Dar kartą pažinau. Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamąstyta. Kitai žodžiai tariant, arba paprasčiau, Dievas yra tobula esybė. Už jį nieko daugiau nėra. Max. Jeigu kažkas jūsų klausia tokio klausimo, gerai. Jeigu Dievas sukūrė viską, o tai kas sukūrė Dievą? Viskas. Šiandien. Yra tokį klausimą, kas nors paklausė. Arba jūs mąstė, ne? Tai koks yra atsakymas? Šitas klausimas yra nelogiškas. Taip pat, kaip pasakyti, ar yra Ukmergėje vedusių viengungių?
vedęs viengungis yra nesąmonė. Tai yra viens kitam prieštaraujantys žodžiai. Sukurtas Dievas yra loginė nesąmonė. Jeigu Dievas būtų sukurtas, jis jau nebūtų Dievas. Kitaip tariant, šitas klausimas jis nėra apie kažką, nes sukurtų dievų nebūna tiesiog. Tai jeigu kažkoks žmogus mąsto, kad krikščionių Dievas yra sukurtas, reiškia, mes tiksliname, remdamėsi Anzelmo Kinterberiečio apibrėžimu, kad ne, Dievas yra daugiau už tai, jis nėra sukurtas. Ir jeigu tu bandai sakyti, kas sukūrė Dievą, tai reiškia, prašauni pro šalį, bandydamas apibrėžti, kas tas Dievas yra. Dobras. Dievas yra tobula esybė. Ir jis net nėra būtybė, jis yra galutinė realybė, jis yra tobula būtis, kuri yra asmeniška. Gerai, tai Dievas yra tai, už ką nieko daugiau negali būti pamastyta, arba paprasčiau tariant, Dievas yra tobula esybė. Nieko už jį tobuliau, geriau, gražiau, daugiau, galingiau, nieko nėra. Ne? Dievas yra tobula esybė. Dabar, jeigu mes klausim tada to klausimo, o tai galima įrodyti, kad galutinė realybė yra Dievas, arba ar galima įrodyti, kad egzistuoja tokia būtis kaip Dievas, kuri turi tokias savybės kaip yra kūrėjas, teisingumo šaltinis, gėrio šaltinis ir taip toliau, kuris egzistuoja ne laike ir ne erdvė. Dievas yra visur, bet jisai nėra visur ta prasme, kad jisai va čia sėdi dabar pas mus, ne? Jisai yra virš šito pasaulio, arba mandras žodis, jis pasaulį transcenduoja. Paprastas žodis būtų peržengia. Jis yra daugiau. Tu negali jo, kitaip tariant, pačiupinėti rankomis, pažiūrėti plika akimi. Nebent jisai įsikūnija, pavyzdžiui, kaip Jėzus, kaip Dievas priėmė žmogaus kūną, Jėzuje galėjo žmonės jį pamatyti ir atpažinti. Bet šiaip Dievas jis nėra matomas, Dievas yra dvasia, nėra matomas. Bet dvasia nėra kažkokios dujos, kuris yra pasklidusios, tai yra visiškai kas kita, ne? Bet ar galima įrodyti Dievo buvimą? Ir dabar kai kurie pyksta, tiek krikščionys, tiek nekrikščionys ir sako, kad jeigu tu įrodysi Dievą, tai jis jau nebebus Dievas, arba reikia tiesiog tikėti ir jokių čia įrodymų nėra. Ir situacija yra tokia, kad tiesiog, tai nėra tiesa. Taip, Dievo griežtai įrodyti, griežtąja prasme, ne? Kad duodam tokių įrodymų, kurie yra absoliučiai nepaneigiami. Absoliučiai nepaneigiami, kaip 2 + 2 yra 4. Taip yra, ne? Tai tokiu būdu matematiniu Dievo neįrodysi. Taip pat kaip aš negaliu Dievo čia atvesti ir pastatyti jums, sakyti, žiūrėkite, čia yra Dievas. Ir su ateistu vienu man teko universitete diskutuoti ir kalbėjom apie Dievo buvimo įrodymus. Ir jisai sako, ne, tai čia ta prasme, tas neįtikina, o tai kas tave įtikintų? Kas jau būtų tas įrodymas, kuris tave tikintų, kad Dievas yra? Sako, jeigu jis man pasirodytų ir pasirodytų, sakytų, aš esu Dievas, tada aš patikėčiau galbūt, kažką ten padarytų. Sakau, žinai, jau yra taip istorijoje buvę. Atėjo pasirodyti, žinai, ką padarė? Užmušė, nukryžiavo. Netiko tas toksai pasirodymas. Kai kurie priėmė, bet kai kurie sakė, ne, čia yra per daug. Kažkas buvo nepatogaus. Bet reikalas yra toks, ne, kad kai mes kalbame apie Dievo buvimo įrodymą, mes nekalbam apie nenuginčiamus įrodymus, matematinius kažkokius įrodymus, bet kalbam apie tai, kad mes darime duoti gerų priežasčių manyti, kad iš tikrųjų tokia būtybė, tiksliau, būtis kaip Dievas egzistuoja. Tai įrodymai yra tiesiog tokia arba ženklai, kurie veda link to, kad iš tikrųjų taip yra. Jeigu mes žiūrėtum labai taip griežtai irgi filosofiškai, jūs mane matote, ne, tikiuosi, dauguma iš jūsų mane mato arba visi. Bet kaip aš galėčiau jums įrodyti savo buvimą? Kad aš esu? Jums atrodo savaime suprantama. Jūs matote, galbūt užuodžiate, aš esu pasikvepinęs šiandien. Galbūt, nežinau, įvairiais savo, rega, lytėjimu, dar visais kitais dalykais jūs galite pasakyti, tu esi. Bet nėra šiaip jokio gero filosofinio argumento taip parodyti, kad iš tikrųjų aš esu, dėl to, kad yra teorinė galimybė, kad viskas čia yra kaip matrica. Kaip, nežinau, ar esat matę tokį filmą, bet netikras, arba sapnas, arba dar kažkas. Jums tik atrodo, kad čia yra iš tikrųjų viskas, iš tikrųjų taip nėra. Kompiuterinė simulacija, dar kažkas. Filosofai galvoja apie tos dalykus, bet ne, mes sakom, sveikų protų mąstydami, mes manome, kad egzistuoja šitas mikrofonas, kad egzistuoja stalas, kad jūs egzistuojat ir kad šitas pasaulis nėra fantazijų pasaulis, bet jis realus pasaulis. Nors jeigu kalbėtum apie griežtus įrodymus, tai tokių pateikti irgi nelabai išeitų. Bet mes sveikų protų priimame, kad taip tiesiog yra, ne? Bet mes galime duoti ženklų tam tikrų, kurie nurodytų į Dievo buvimą. Dabar jeigu jūs norit biblinio pagrindimo, kadangi vis tiek kalbame tokia, krikščioniškoje aplinkoje, tai kyla klausimas tada, o ką šventasis raštas sakytų apie tą Dievo buvimo įrodinėjimą? Negi nėra akivaizdu, kad Dievas yra. Viena vertus taip, kita vertus ne. Taip? Pažiūrėkim dabar į tokią vieną vietą iš laiško Romiečiams 1 skyrius.
Dievo rūstybė apsireiškia iš dangaus už visokią žmonių bedevystę ir neteisybę, kai teisybę jie užgniaužia neteisingumu. Juk tai, kas gali būti žinoma apie Dievą, jiems aišku, nes Dievas jiems tai atskleidė. Jo neregimosios ypatybės, jo amžinoji galybė ir tėvystė nuo pat pasaulio sukūrimo išvelgiamos protų iš jo kūrinių, taigi jie nepateisinami. Romiečiams laiške Petras Paulius rašo taip, kad Dievo tam tikros ypatybės, jo amžinoji galybė, dievystė, mes galėtum sakyti, kad jis yra kūrėjas ir taip toliau, yra išvelgiamos protu. Mes jau čia turim pagrindimą šitam, kad galima filosofiškai prieiti prie tam tikrų išvadų apie tai, kad Dievas egzistuoja. Biblijoje mes tai turime. Paulius sako, kad yra žmonių, kurie nematė Kristaus, neturi to tokio tikėjimo, kuris duodamas antgamtiškai, bet jie neturi pateisinimo dėl to, kad mes mąstydami apie pasaulį jau galime prieiti išvadų apie Dievą, kažkokių. Ir labai daug žmonių prieina panašių išvadų tokių. Senojus filosofai iki krikščionys, sakė, Aristotelis, Sokratas, Platonas ir taip toliau, pavyzdžiui, Aristotelis Dievo buvimo įrodymų irgi išvedė. Kad Dievas yra pirmasis judintojas, daug dalykų vis juda, nebet kažkada ir persikelia iš potencijos į aktualybę. Kažkas gali, pavyzdžiui, judėti, bet dar nejuda, po to, kai jis juda, tai yra aktualiai tas dalykas vyksta. Bet galiausiai kažkas turi būti pačioj pradžioje, kuris duotų pradžią vis judėjimui, vadintume taip. Ir tai yra Dievas, tas pirmasis judintojas, vadinkime taip. Čia labai supaprastinti aš kalbu, kad nepraskirstų viskas mums virš galvų. Bet mintis yra tokia, kad ir čia yra kalbama apie tai šventajame rašte, kad protu mes galime įžvelgti kažką apie Dievą. Ar viską? Toli gražu ne viską, bet kažką. Ir kodėl mes tai galime įžvelgti? Todėl, kad mes esam tokios būtybės, kurios turi protą, turi gebėjimą mąstyti ir turi gebėjimą atpažinti kažką apie Dievą, apie pasaulį ir apie save pačius. Kodėl? Dėl to, kad mes esam sukurti pagal Dievo atvaizdą. Dievas yra tyras intelektas, o mes esame intelektualūs. Reiškia, mes jį atspindime šitą savybę. Reiškia, mes kažką galime apie Dievą suprasti. Ir suprasti ne tik apie Dievą, bet ir sakau apie pasaulį ir apie save pačius. Todėl aš čia nedarau jokių blogybių, kažkokių antibibliškų, kai ir mes čia nedarome su šito seminaru kažkokių blogybių, jeigu mes kalbame apie Dievo buvimo įrodymus. Dabar, tų Dievo buvimo įrodymų egzistuoja įvairių, aš jų nevardinsiu jums labai daug, bet čia yra keli, kuriuos aš pabandysiu labai trumpai pristatyti, kaip minėjau, toj medžiagų, kurią atsiųsiu, galėsit pasinagrinėti plačiau, bet mintis yra kokia. Mano mintis yra parodyti tai, kad naudodamėsi protu, protavimu, mes galime sužinoti kažką apie Dievą. Tų įrodymų yra keliasdešimt, kiti priskaičiuoja įvairiausių formų Dievo buvimo įrodymų, kurie mums neatskleidžia viso krikščioniško Dievo paveikslo, bet bent jau paneigia ateizmą. Ateizmas yra tai, kad neigia, kad Dievas yra, kad egzistuoja tokia tobula esybė kaip Dievas. Tai reiškia, šitie įrodymai, jeigu bent vienas iš jų yra veiksmingas, tai reiškia, jau parodo, kad ateizmas yra neteisingas. Dabar kaip įrodymai veikia? Įrodymai neveikia taip, kad jeigu tu gali turėti labai gerą įrodymą, arba argumentą, vadinkime, ne įrodymai, bet argumentai. Gali turėti labai gerą argumentą, bet ar argumentai įtikina visus žmonės. Ne tik apie Dievą kalbant, bet apskritai. Toli gražu ne. Aš neįsiu į politiką ar bažnyčių situacijos, bet mintis kokia buvo, ne? Lietuva buvo pasidalinusi per COVID-ą. Kaip reikia, ką daro COVID-as tiksliai ir ar reikia skiepytis, ar reikia tų užsidarimų namuose ir taip toliau. Ne? Argumentų pilna, įvairiausių. Ne? Ir tie žmonės, kurie galvoja, pavyzdžiui, kad tie, kurie nesiskiepia, yra durneliai, sako, štai pažiūrėkit, kokie yra argumentai, jūs esate durniai. O tie kiti sako, pažiūrėkit, yra kitokių argumentų, kurie sako visiškai kitaip. Pavyzdžiui, vakcinos nėra ištestuotos iki galo, mes dar neturim pakankamai daug duomenų ir taip toliau. Ne? Bet argumentų turi kažkokiu ir viena ir kita pusė. Ir viena ir kita pusė kitus laiko arba durnais, arba piktavaliais. Bet argumentai, jeigu sakytum tai, jeigu argumentas yra geras, tai visus žmonės turėtų įtikinti. Teoriškai. Bet reikalas yra toks, kad mes nesame objektyvus visiškai. Kitaip tariant, mes nesame visiškai nešališki. Nėra, jeigu argumentas apie bet ką, nesvarbu apie bet ką, yra geras, reiškia, mes automatiškai jo patikėsim. Ne. Yra mūsų psichologija, mūsų istorija įvairi gyvenimo, mūsų sužeidimai, ten traumos, mūsų norai, kad būtų kažkaip. Ir mes visą laiką, bet kokį argumentą, kokį išgirsim, mes filtruojam per visą tai. Dabar ar tada reiškia, mes nebeturim iš jūsų argumentais kažkaip kalbėti su kitais ir tik apeliuoti žmonių emocijas, ten jausmus, psichologiją ir taip toliau. Ne. Vis dėlto mes bandom argumentuoti, bet atpažįstame,
kad argumentas gali vienam geriau veikti, kitam blogiau veikti, net ir geras argumentas, ir kad mes nesam visiškai nešališki. Tiesiog nėra tai. Ne? Mes nesam visiškai nešališki. Tai va šitie argumentai, ką jie gali padaryti, man atrodo, kad jie yra geri argumentai. Bet ar jie įtikina visus? Nu, neįtikina jie visų. Bet jie, vienas dalykas, tai jie nebūtinai visus įtikins, kai kuriuos galbūt labiau įtikins, kai kuriuos ne, bet apologetikos koks yra tikslas? Apologetikos tikslas yra parodyti, kad Dievu ir krikščionybė tikėti yra pagrįsta. Labiau pagrįsta negu ne. Viskas, labai nedidelis tikslas iš tikrųjų. Parodyti, kad yra gerų priežasčių tikėti. Bet dabar manyti, kad automatiškai aš jeigu tik išmoksiu kelis argumentus, tada reiškia visi tikės, o jeigu netikės, tai tada tas žmogus nutiesiai į pragarą, tiesiog mes įsiunčiame. Ne visai taip, ne? Žmogus yra ženkliai sudėtingesnė būtybė. Dar vienas toks iki Dievo buvimo įrodymo einantis momentas, kuris yra irgi svarbus krikščionims, kai kurie sako, bandyti įrodinėti arba protauti arba argumentuoti yra tiesiog nedvasinga. Nes tu tiesiog tiki arba netiki. Ir jeigu tu netiki, tai tu nedvasingas, o jeigu tu tiki, tada viskas normaliai. Situacija yra kokia? Yra žmonių, kurie norėtų patikėti, bet jiems kažkaip neina. Nuoširdžiai. Nebent jie visi meluoja. Nes sako, aš noriu patikėti, bet sako, ne, tu iš tikrųjų nenori patikėti. Bet iš kur mes žinom? Dievas vienintelis gali tai širdį pasakyti, čia teisybė, neteisybė. Tai ne tik argumentai ar įrodymai, bet net ir pamavimas, liudijimai, niekas patys savaime negali įtikinti kito žmogaus. Kodėl? Dėl to, kad įtikina kas? Dievo dvasia. Dievas įtikina. Tai jeigu jūs galvojat, pavyzdžiui, kažkas gali galvoti, ne? Pamokslauti gerai, liudyti gerai, apologetikos įminėti blogai. Ne, čia yra blogas mąstymas. Dėl to, kad nei pamokslavimas pats savaime, nei mūsų liudijimai, nei mūsų patarnavimas, niekas negali žmogaus paties įtikinti jo giluminių lygių, kad tai yra tiesa, nes tai padaro tik Dievas. Bet Dievas naudoja visus tos dalykus. Jisai naudoja visą tai. Taip pat jisai naudoja ir mūsų protą, ir argumentus. Tai čia nėra taip, kad aš dabar manau, kad galima atversti žmogų, įtikinti jį tiesiog gerų argumentų pažiūrus. Aš savęs pats negaliu įtikinti. Mes neturime jėgų savęs atgimdyti iš šventosios dvasios. Neturim. Čia yra Dievo darbas. Bet ar tai reiškia, kad mes sėdim tada sudėję rankas ir nieko neveikiam? Ne. Tai kaip dabar suderinti tai, kad čia iš tikrųjų Dievas veikia, bet to pačiu ir aš kažkur veikiau. Čia yra didelis slėpinys. Dievui mūsų nereikia pagalbos. Niekam nereikia. Bet jis nuo pat pradžios knygos skaitoma apie tai, kad jis yra pašaukęs žmogų būti jo bendradarbiu. Čia yra didelis slėpinys ir didelis stebuklas. Ir būti tikrų bendradarbių. Kažkodėl Dievas taip sugalvojo. Jis taip panorėjo, kad tai būtų. Bet mes jo planų nesugadinsim niekaip. Ne? Ir mes nuopelnų patys neprisimam, bet mes realiai gyvename ir dalyvaujame jo plane. Jis yra visavaldis, bet to pačiu žmogus veikia tame jo plane. Kažkokiu būdu. Tai mes kai argumentuojame, ir aš dabar dalinsiu su jumis tais argumentais, arba jūs po to bandysit kažkam pagrįsti Dievo buvimą, pavyzdžiui, pasinaudodami tais argumentais, tai galiausiai, jeigu žmogus priims šitą argumentą ir patikės, tai yra Dievo nuopelnas. Ir kad jis pamalonino, sakykime, tą mūsų kalbą, pamalonino tą argumentą. Lygiai taip pat, nebent, sakau, kad norisi išvengti tokio žiūrėk, dvasinga, jeigu pamokslausiu, skaitysiu iš šventojo rašto, žiūrėk, kas ten turi sūnų, tas turi amžiną gyvenimą, kas neturi sūnaus, tas neturi amžino gyvenimo. Va dabar tikėk. Netikiu. O kodėl man reikėtų tikėti, prasme? Kas tas sūnus? Kodėl man reikėtų tikėti Jėzum? Tu netiki? Tai su tai nėra ką šnekėti iš vis tada. Nedvasingas. Negerai tai daryti. Čia yra nemeilė artimui. Jeigu mes iš tikrųjų mylime artimą, tada mes priimsim tą jo klausimą, sakysim, gerai, pamastykime apie šitai. Ar yra kažkokių priežasčių taip manyti? Galbūt mes nežinom visų, bet mes tada norim jiem duoti atsakymą, kaip mums Petras įsako. Klausia, duokit atsakymą apie jumise gyvenančią viltį, o ne tiesiog sakyti, kad negeri žmonės dėl to, kad jie netiki. Nes mes patys netikėtumėm, jeigu Dievas neduotų mums savo malonės. Ne? Tai reikia išvengti, bandyti kažkaip to tokio Biblijos naudojimo kaip magijos knygos. Tarsi, jeigu mes cituojam konkrečią eilutę, kaip burtažodį, metam žmogui į galvą ir tada kažkaip galbūt jį užbursim ir jisai tada patikės. O jeigu jau žodžiais kažkaip savo, jau tada viskas, jau Dievas tada neveikia. Ne tai viskas yra. Biblija nėra magijos knyga, burtų kažkokia knyga. Taip, tai yra Dievo žodis, bet jisai veikia kitokiu būdu, negu tiesiog pasakant burtažodį ir tada kažkas įvyksta. Ne taip tai veikia. Tai Dievas gali panaudoti ir argumentus dabar. Kokių tų argumentų yra? Ne? Argumentų yra įvairiausių, aš jums pasidalinsiu tokiais 5.
Iš kitų tenais išsišakoja dar keli, bet, pavyzdžiui, kažkas sako, ne, kodėl man reikėtų galvoti, kad Dievas yra? Ar turi kokį nors argumentų? Tu sakai, aš buvau seminare, aš turiu. Ir vienas argumentas yra toks, skamba taip, ne? Kad jeigu Dievo nėra objektyvios moralės. Kitaip tariant, nėra gėrio ir blogio. Bet objektyvi moralė yra, egzistuoja. Reiškia, Dievas yra. Dabar truputį aš paaiškinu. Pakartoju tą patį argumentą ir tada paaiškinu paprastesniais žodžiais, kas tai yra. Jeigu Dievas, objektyvi moralė neegzistuoja. Bet objektyvi moralė egzistuoja, reiškia, Dievas yra. Pabandykime pamastyti. Objektyvu yra tai, kas nepriklauso nuo mano nuomonės. Nuo jūsų nuomonės, nuo mano nuomonės nesvarbu. Pavyzdys kraštutinis, kurį aš sakau kartais, kad žmonės tikrai pajaustų viso šito svorį, šito dalyko. Nes kartais mėgsta man sakyti moksleiviai, kai mokyklas, pavyzdžiui, kalbu, klausiu jų, ar objektyvi moralė egzistuoja. Kai kurie sako, ne, neegzistuoja. Kartais sako, daug jų. Sakau, žinokit, aš bijau. Aš bijau čia būti, aš nežinau, ką jūs su manim galite padaryti. Toks yra anekdotas. Vaikas šaukia vakare lovai. Mama, ateik, sako, aš bijau. Mama atbėga į kamerą, sako, kas yra. Mama, aš bijau, po lovą slėpėsi relativistas ir aš nežinau, ką jis gali padaryti. Tai relativistas yra tas, kuris mano, kad nėra kažkas gera, nei kažkas bloga, viskas priklauso nuo nuomonės arba nuo situacijos arba nuo subjekto, nuo asmens. Bet mes, net ir moksleiviai man taip kartais sako, bet atleiskit man galbūt pavyzdys, bet yra buvo tokia situacija. Sėdi, žinot, klasės pabaigoje, hebrantas sėdi, toksai nėra jam objektyvios moralės. Aš sakau, žiūrėk, jeigu aš dabar įsibėgėčiau ir tau su koja tiesiai į galvą spirčiau, kad tavo galva atsiremtų į tą radiatorių nešvelniai. Sakau, čia būtų gerai ir blogai. Ar čia tik man kaip atrodo? Ir nesvarbu, kaip yra. Ir tada jisai taip sakau, aišku, aš taip nedarysiu, bet... Ir sakau, ar tai būtų blogai tik todėl, kad tau nepatinka? Arba kad mokykla neleidžia šito dalyko daryti, bet iš tikrųjų tai nėra blogai. Ne? Arba, pavyzdžiui, tie seksualiniai skandalai. Evangelinėse bažnyčiose arba ypatingai Lietuvos kontekste labai nuvilnija katalikų kunigų pedofilijos skandalai. Tai jeigu nėra gėrio ir blogio, tai ko iš čia piktinatės? Nu tiesiog, vienam tai patinka, kitam kitai patinka. Bet mes visi turim tą moralinę pajautą, kad kažkokie dalykai iš tikrųjų yra blogai. Ir kažkokie dalykai iš tikrųjų yra gerai, nuo laiko, nuo vietos, kur aš esu, nuo laikotarpio istorinio, nuo kultūros. Tiesiog kažkas tikrai yra gerai ir kažkas tikrai yra blogai. Pavyzdžiui, dabar labai blogai yra, kad išsijungia mano skaičiai. Bet ne objektyviai, čia tiesiog. Tai jeigu mes pripažįstame, kad iš tikrųjų kažkokį ir karo kontekste dabar, ne, kuris vyksta, Ukraina, kai Rusija užpuolė Ukrainą, Lietuva labai piktinasi ir daug pasaulio irgi šalių piktinasi, kad taip yra. Arba koks režimas yra Šiaurės Korėjoje, kad tai yra blogas režimas ir tragedija. Bet jeigu nėra objektyvios moralės, tai čia tik mums blogai, o jiems tai neblogai. Viskas yra gerai. Bet tai prie ko aš vedu, kad kiekvienas žmogus galėtų atrasti kažką, ką jis tikrai mano, kad ne, čia tikrai yra blogai, arba čia kažkas yra tikrai gerai. Retas, kuris pasakytų, arba gal mes sakytum, kažkas yra negerai su to žmogum, jeigu pasakytų, kad mylėti yra blogai. Mylėti arba aukotis dėl kito universalu yra, kad sakytum, čia gerai yra. Gerai čia yra, taip daryti, taip gyventi. Bet jeigu mes pripažįstam šitos dalykus, kad egzistuoja objektyvi moralė, kitaip tariant, kažkas iš tikrųjų yra gerai arba tikrai blogai, reiškia, tam reikia kažkokio standartų, kuris peržengia žmogų, pagal ką mes pamatuojam. Nes jeigu žmogus yra standartas, tada, man taip atrodo, kitam kitaip atrodo. Kaip mes tada galim vien su kitu sutikti arba pasakyti, kaip iš tikrųjų yra. Mums reikia kažkokias peržengtų mus. O tai kas mus peržengia? Visuomenė daug žmonių į vieną krūvą sudėtų. Irgi netinka. Mes sakom, kai kurios visuomenės yra blogos, jeigu žmonės ėda, kanibalistinės visuomenės yra blogesnės arba jos engia. Pavyzdžiui, sovietinis režimas yra blogesnis negu demokratija. Ne? Tai reiškia, žmonių kolektyvas irgi tos problemos neįsprendžia. Kas dar gali būti, kas yra tada, kažkaip ne žmogus arba tada už žmogaus, virš žmogaus, yra gamta. Bet gamta neturi jokios moralės. Medis nėra nei moralus, nei nemoralus. Jis tiesiog medis yra. Ne? Šuo turi šunį. Ne? Jisai daug dalykų neklauso, bet jisai nėra moralinis agentas arba ten katė, kuris suėda pelę su draskom. Mes į kalėjimą nesidinam katės už tai, kad tai padarė. Bet jeigu žmogus užmuštų katę, tai būtų bausmė jam. Kodėl? Dėl to, kad žmogus yra moralinis agentas. O katė nėra. Gamtos pasaulis negali mums duoti moralės. Reiškia, mums reikia kažko, kas peržengtų mus, peržengtų gamtos pasaulį ir tas kažkas turi būti
to gėrio blogio šaltinis ir mes tai vadinam Dievu. Tai va čia yra šitas argumentas, ne? Kitas argumentas yra kosmologinis, arba tiksliau čia yra jų kategorija. Vienas iš kosmologinių argumentų kalam skamba taip. Visa, kas pradeda egzistuoti, turi priežastį. Visata pradėjo egzistuoti, vadinasi, jinai turi priežastį. Dar kartą pakartoju. Visa, kas pradeda egzistuoti, turi priežastį. Visata pradėjo egzistuoti, vadinasi, jinai turi priežastį. Žiūrėkime dabar tai. Paprastai, ne? Stovi štai kompas šiam stalo. Nu, aš negalvoju, norėčiau Apple kompo. Bam, atsirado, iš nieko. Smagu. Ne, nu, iš kažkur jis turėjo atsirasti. Ne? Reiškia, jis turėjo būti kažkieno sukonstruotas, sukurtas, įdėtas ten į parduotuvę, parduotas, aš jį dabar turiu. Aš, patikėsit ar ne, irgi ne šiaip atsiradau. Ta prasme, turiu tėvus, iš kurių gimiau aš. Mano tėvai iš kažkur atsirado. Šitas mikrofonas iš kažkur atsirado. Net jūsų pastorius yra iš kažkur atsiradęs. Ne iš dangaus nukritęs. Net ir tai būna. Tai yra toksai sveiko proto principas, kad dalykai, kurie egzistuoja, kurie pradeda egzistuoti, jie turi priežastį. Jie iš niekur neatsiranda. Jie turi turėti kažkokią priežastį. Ar šitas dalykas yra aiškus, ne? Visata dabar, kas yra visata? Tai yra visuma visų dalykų, kurie egzistuoja. Fizinių dalykų, kurie egzistuoja. Fizinių materialių dalykų, kurie egzistuoja, visata yra šitų dalykų visuma. Dabar jinai pradėjo egzistuoti. Jinai nėra amžina. Yra du būdai argumentuoti šitą vietą. Vienas yra mokslinis, kitas yra filosofinis. Aš bandysiu kiek įmanoma paprasčiau. Ne? Iki 20 amžiaus vidurio dar buvo manoma, toks mokslinis buvo bendras sutarimas, kad visata buvo amžina. Bet vis tiek žmonės dar manė, kad Dievas egzistuoja. Nemažai žmonių manė, tai čia nebuvo kažkokia problema. Bet 20 amžiaus daugmaž apie vidurį buvo tokia didžiojo sprogimo teorija pasiūlyta ir po to priimta. Ir ją pasiūlė, beje, vienas iš jos formuluotojų buvo katalikų kunigas. Ir didis sprogimas niekaip neprieštaravo krikščioniškam tikėjimui. Bet kad visata pradėjo egzistuoti. Kad jinai nėra amžina, bet jinai turėjo kažkokią pradžią. Bet su visata prasidėjo laikas ir erdvė. Prieš tai mes negalim kalbėti prieš visatą, nes mes neturim tokio, mes net neturim tokios kategorijos, kaip galvoti, kas buvo prieš laiką. Mums neįmanoma, mes galvojame laikė, mums kitaip neina, ne? Bet, sakykime, kad taip yra. Kitas dalykas yra filosofinė argumentacija, ne tik ta mokslinė. Filosofinė argumentacija, kad negali būti begalinis regresas. Dabar pasakysiu irgi paprastai apie šitą dalyką. Kad tam, kad kažkas būtų va čia, pavyzdžiui, kad tam, kad aš turėčiau kompiuterį čia dabar, reiškia, aš turėjau jį iš kažkur gauti. Dabar aš sakyčiau taip, pavyzdžiui. Aš neturiu kompiuterio, bet žinau, galbūt Odeta turi. Odeta, sakyčiau, duokit man kompiuterį. Odeta sako, aš neturiu, bet turi ten Marijanas kompiuterį. Aš paprašysiu Marijano, jisai duos man, aš tada duosiu tau. Na, einam pas Marijaną ir paprašom kompiuterio. Marijanas sako, aš neturiu, turi tenais gal Augustas turi. Gerai, aš paprašysim Augusto. Augustas sako, aš neturiu. Suprantat, mintį dabar, kad tam, kad aš galėčiau gauti kompiuterį, kažkas jį turi turėti pačioje pradžioje. Nes kitaip aš jo negausiu. Jeigu aš visą laiką tiesiog kažkieno vienas žingsnis bus toliau ir toliau ir toliau ir toliau ir toliau, kažkas turi būti pačioje pradžioje, kas turėtų tą kompiuterį turėti. Tai mūsų egzistencija, tai kad aš esu, yra kažkas, šitam palyginime yra tas kompiuteris. Aš egzistuoju savo tėvų. Mano tėvai gavo iš kažkieno kito, iš mano senelio iš prosenelio ir taip toliau. Ne? Bet kažkas turi būti pačioje pradžioje, kas egzistuoja pats savaime, kuriam egzistencija nėra duota, kuris tiesiog turi egzistenciją. Jis yra egzistencija, pats buvimas. Ir jis tada duoda egzistenciją kitiems, visiems kitiems. Tai mes tai vadiname Dievu. Tas, kuris pats savaime egzistuoja, jis neturi pradžios. Jis yra amžinas, savo pakankamas ir taip toliau. Nes jeigu taip nebūtų, tai neegzistuotų nieks. Iš nieko kažkas neatsiranda. Turi būti kažkas, kas turi egzistenciją pats ir gali duoti kitam. Kitu atveju būtų tas begalinis regresas ir tiesiog nieko nebūtų. Nes nebūtų niekada kažko, kas yra pačioje pradžioje. Tai čia yra viena versija šito argumento. Panaši versija po to yra su paaiškinimu. Irgi visa, kas egzistuoja, turi turėti paaiškinimą. Ne tik priežastį, bet ir paaiškinimą. Bet kas turi būti pačioje pradžioje, irgi tas būti pats pradinis, kuriam paaiškinimo nereikia, kuris pats save paaiškina. Kitu atveju mes tada neturėtume paaiškinimo niekam. Trečias tada argumentas yra iš žmogiškosios realybės. Dabar, kokia yra ta žmogiškoji realybė? Čia aš pats sugalvojau šitą terminą ir po jo bandau pakišti daug įvairių argumentų. Pavyzdžiui, mes turime troškimų. Turime kiekvienas. Kokių mes turim troškimų? Paprasti troškimai. Noriu valgyti.
noriu gerti, turiu lytinį potraukį, bet yra kitokių troškimų, ne, dar tokių, vadinkim, aukštesnių. Kokių mes turim troškimų? Būti mylėti. Nu, va, mylimiems būti, mylėti, prasmės, tiesos troškimus turim, teisingumo. Visus šitos troškimus mes turime. Tai yra tokia žmogiškoji realybė. Mes aptinkame save, kad turime įvairių tokių troškimų, bet dabar, kai aptinkame šitos troškimus savyje, čia yra tokio C.S. Lewiso, Clive Staples Lewiso 20 amžiaus tokio. Konfesiškai jis buvo anglikonas. Argumentas, vienas mėgstamas tas argumentas iš troškimo jis vadinasi. Jeigu egzistuoja įvairūs troškimai mūsų, ir tie troškimai yra natūralūs ir teisėti, reiškia, turi būti kažkas, kas atliepia šitą troškimą. Pavyzdžiui, aš noriu valgyti, reiškia, turi būti maistas. Nu, būtų nesąmonė, jeigu aš visą laiką noriu valgyti, bet maisto nėra. Iš vis, kaip tokio dalyko neegzistuoja. Arba norisi lytinio santykio, turi žmogus tokį dalyką kaip lytinę trauką, bet lytinio santykio nėra, jis neegzistuoja. Ne, visą laiką, kai mes turime kažkokį gilų, natūralų, prigimtinį troškimą, kuris yra bendra žmogiškas kažkoks, visą laiką yra tas, kas tą troškimą atliepia. Maistas, seksas, ančiukas nori plaukti, kaip Liusas sako, yra vanduo, kuriame plaukia, ne? Bet mes visi aptinkame savyje tokių troškimų arba tokį troškimą, kurio niekas šitame pasaulyje negali patenkinti. Nu, tai yra kažkoks toks troškimas, kažko giliau, mes kartais net nesugebam suformuluoti, ko tai yra. Bet, pagalvokite apie savo, nežinau, draugus, bendradarbius, visą kitą, sako, kurie, pavyzdžiui, turi atrodytų viską, ten namą, pinigų, ten šeimą, dar kažko, ir vis tiek nelaimingi yra. Kažko jam dar daugiau reikia. Kažko vat norisi tokio, kurie net negali patys įvardinti, arba mes patys gal tokie esame. Ir tada Liujisas sako, jeigu mes turim tokį troškimą, kurio niekas negali patenkinti šitam pasauliu, reiškia, mes esam sukurti kažkam daugiau, arba esam sukurti kitam pasauliui. Nu, ne tai, kad iš čia mumis paims ir nuskraidins į kitą planetą, bet prasme, kad tas pasaulis jis yra platesnis, gilesnis kažkoks. Ir šitas argumentas tikrai gali būti paveikus žmogui, nes kiekvienas turi tokį troškimą, kažko nori, pats net nesugeba įvardinti ko. Ir tada mes galim pacituoti Šventą Augustiną arba Aurelijų Augustiną, kuris sako taip, kad mes, čia sako Dievui tarsi kaip malda, Dieve mes nerasime ramybės, kol nerasime jos tavyje. Kitaip tariant, visą galima blaškytis, jeigu mes esame sukurti Dievui, kaip ir sako biblinis pasakojimas, mes niekada ir nerasim to, ko ieškome, jeigu to nerasime Dieve. Nes tai yra mūsų giluminis troškimas. Ir jeigu mes ieškome tiesos, mes ieškome teisingumo ir taip toliau, tai šitie dalykai, jeigu Dievo nėra, jų nėra, tiesiog nėra. Bet mes visi jų trokštame, tai dėl to sakau, čia yra iš žmogiškosios realybės. Mes atrandame save tokiame pasaulyje, kur mes norim tiesos, norim teisingumo, norim grožio, norim gėrio, norim meilės ir taip toliau. Bet jeigu Dievo nėra, šitie dalykai yra tik pavadinimai mūsų tam, ko kažkas mums patinka, nepatinka ir taip toliau. Bet jeigu Dievo nėra, nei teisingumo nėra. Nes tiesiog yra taip, kaip man atrodo. Nėra tokio dalyko kaip meilė, nes egzistuoja tik kaip cheminiai procesai, kurie vyksta manyje ir šaudantis neuronai. Nieko daugiau ten nėra. Turi būti kažkas, kas peržengia šitą realybę. Ir mūsų troškimai yra tokie, kurie norėtų kažko, kas peržengia šitą realybę, reiškia, turi egzistuoti tokia realybė. Ir tos realybės pagdėme asmenišką Dievą. Dar vienas argumentas, kuris yra šiek tiek kitoks, skamba taip. Jis pavadinimas argumentas iš religinių patirčių, kad daug žmonių įvairiais laikotarpiais, įvairiose pasaulio vietose yra turėję religinę patirtį. Kažkokią Dievo patirtį. Ir jie taip teigia. Ir yra neįmanoma, kad visi šitie žmonės būtų absoliučiai suklydę arba meluotų. Vadinasi, tos religinės patirtis nurodo į kažką tikrą. Tai čia, sakykime taip, nori tikėk, nori netikėk Dievu, bet yra tiesiog labai daug žmonių, kurie teigia turėję kažkokių religinių patirčių. Ir tada būtų labai keista sakyti, ir netgi, arogantiška kažkiek sakyti, kad visi šitie žmonės arba klysta, arba meluoja. Reiškia, kažkas tame yra. Kitaip tariant, mandrai filosofiškai kalbant, fenomenas, su kuriuo reikia tvarkytis. Jis tiesiog yra. Faktas kaip blynas. Yra daug žmonių, kurie yra turėję tokių patirčių ir jie nėra, visų tų negali jų pavadinti durniais, arba ten haliucinavusiais, arba dar kažkas, arba melagiais. Neišeina. Reiškia, tos religinės patirtis nurodo į kažką tikro. Ir paskutinis toks argumentas iš šitų, kurios patik, nes argumentų tikrai yra daug. Ir argumentas į sąžinės,
argumentas iš estetikos yra labai paprastas, pavyzdžiui, iš grožio, kitaip sakyti. Egzistuoja Johano Sebastiano Bacho muzika, vadinasi Dievas yra. Nu, arba suprantate, arba nesuprantate šitą argumentą, taip sakant. Nes kas, pavyzdžiui, klausot muzikos, net kartais ašara pradeda ten rėdėti, arba kažkas pakilo, atrodo, netgi sekuliarūs muzikai, mąstytojai, kalba apie sielą, apie kažką, kad muzika kažką padaro, bet jeigu Dievo nėra tos transcendentinės, peržengiančios realybės, tai kas čia tiesiog yra garso vibracijos, kurios patenka jausi. Kuo jos yra geresnės arba blogesnės už kažkokias kitas garso vibracijas, kurios paksausi ir smegenis apdoroja. Bet ne, muzika suteikia kažką va tokio, arba menas, dar kažkas. Tai va tos patirtis, jos vadinamas yra transcendentinėmis, ir reiškia, jis nurodo į kažką gilesnio. Ne? Tai čia dar vienas argumentas. Ir tų argumentų daug būtų galima įvairiausius privardinti, tai čia tikrai nėra visi 5, tik tais 5 argumentų Dievo buvimui. Jų yra daug. Ten vieni pasiūlo 12, kiti 24, kiti dar, įvairiausių variacijų yra, bet tikrai tų argumentų yra įvairiausių ir skirtingų ir nemažai. Paskutinis yra ne visai argumentas, bet žmogus, su kuria neseniai kalbėjausi, aš jam šitą argumentą pasiūliau irgi tokį. Ne visai argumentą, bet tokį, kaip sakyti, pamąstymai, peną pamąstymai. Sakykime, egzistuoja kažkoks žmogus, kuris sako, aš nežinau, kad Dievas yra. Jis yra vadinamas agnostiku. Aš nežinau. Ir tu gal nežinai, nieks nežino, tiksliai kaip čia. Ir Paskalis sako, gerai, pažiūrėkim dabar, apeliuokim į žmogų kaip tas, į tą, kuris iš tikrųjų paskaičiuoja dalykus, kas jam apsimoka. Ir Paskalis sako, tikėti Dievu ir gyventi krikščioniškai apsimoka. Čia gal nėra idealus, sakykime, tas toks, argumentas, kad, jo iš apsimokėjimo mums reikėtų tikėti Dievu. Dabar kaip tas dalykas apsimoka? Ar krikščioniškas gyvenimas yra lengvas? Ne, jis yra labai sunkus. Ir kartais jis yra ženkliai sunkesnis negu nekrikščioniškas gyvenimas. Bet, kuria prasme tai apsimoka? Paskalis sako taip, kad reikia vis tiek lažintis kažkur statyti. Tu negali būti visą gyvenimą agnostikas. Tu vis tiek kažkaip turi gyventi. Taip pat kaip, jeigu sakytum, žinai, ar tu su manim ženysies dabar kažkam siūlai. Mes patinka mergina, sakai, ar tu su manim ženysies. Sako rytoj. Darysi man dar pagalvoti. Ir ateini kitą dieną, sako rytoj. Jis sako rytoj. Ir kiekvieną dieną sako rytoj. Ta prasme, tai niekad kažkas ir neįvyks ir galiausiai numirsi ir pasibaigs. Mes turim ribotą laiką, dėl to agnostikas visą laiką negali būti. Mums reikia daryti sprendimą kažkokį. Tam, kad arba ta santuoka, arba atsiskyrimas. Ne? Tai Paskalis sako, gerai, net jeigu tu galvoji, kad nėra gerų įrodymų Dievo buvimui, arba tavęs tie įrodymai neįtikina, arba tu net nenori į juos žiūrėti, į tos įrodymus, tiesiog yra vertinga tau pačiam tikėti, kad Dievas yra, pasitikėti juo ir gyventi krikščioniškai. Kodėl? Jis sako taip, nes jeigu tu gyvensi, pasitikėsi Dievu, tai tu gali laimėti viską. Reiškia, tu gali laimėti jį. Amžiną gyvenimą džiaugsme. Bet jeigu tu nepasitikėsi juo ir netikėsi juo, tai tu prarasi šitos dalykus. Ir tavo tas praradimas bus begalinis, amžinas. Bet, sakykime, paimkim kitą variantą. Jeigu tu nusprendi gerai, kad man neapsimoka, aš tiesiog netikėsiu. Gerai, tu galbūt gyvensi taip, kaip tu nori, kas net nebūtinai yra visą laiką fainai ir gerai, nes esam savo gyvenimuose patyrę tai, kad jeigu mano visi troškimai yra gyvendinami, dažnai aš pamatau, kad nebūtinai tie troškimai buvo tai, ką aš norėjau, kad buvo gera. Ne? Ir sako, gerai, bet net jeigu viskas būtų neblogas savo gyvenimą, nugyventum kažkokį, ir tada numiršti vis tiek nieko nėra. Tas ir ribotas laikas. Bet jeigu tu gyveni krikščioniškai ir tu pasitiki Dievu ir numiršti, vis tiek nieko nėra. Jeigu ateistas yra teisus. Tu nieko neprarandi. Galutinė variante, tavo gyvenimas baigtinis baigėsi, po to nieko nėra, tu nieko neatsimeni. Tai galiausiai vien ką tu prarandi, tai kažkokias tokias nuodėmės, sakykime, didžiąją dalimi. Tiesiog prarandi nuodėmingą gyvenimą, kuris tau suteikia trumpalaikį kažkokį malonumą, kurio pasiekmės vis tiek dažnai būna blogos. Dažnai kiekvienu atveju jis būna blogos, bet kažkokį trumpalaikį malonumą tu prarandi. Tai iš principo tas tavo praradimas jis yra niekinis. Jeigu ateizmas yra tiesa, o tu netyčia pradėjai gyventi krikščioniškai arba tikėti Dievu. Bet jeigu krikščionybė yra tiesa ir tu nepasitikė šito, tai tu viską prarandi. Tu viską prarandi. Bet jeigu tai yra tiesa, tu laimi viską. Net jeigu neturi tų gerų argumentų. Tai sako, Paskalis, apsimoka. Tiesiog tai apsimoka. Tai čia yra, jisai pasiūlo tai, kad tam, kuris sėdi, sakykime, ant tvoros, kad vis dėlto reikia spręsti ir vis tiek tu turi spręsti, tai geriau yra spręsti tau į šitą pusę. Ir kartais būna taip, o tai kaip man patikėti? Aš norėčiau patikėti, bet neišeina man.
Tai ir tu sakau, aš kaip sakiau, mes negalim savęs išprovokuoti tam patikėjimui. Paskalis sakytų, o tai tu pabandyk gyventi krikščioniškai tada. Aš žinau, kad dažnai, evangeliniuose ratuose mes kritikuojam tą tokį religinių tiktais aktų atlikinėjimą, bet čia ne apie tai kalba. Ne apie tai, kad tiesiog reikia aklai daryti religinius aktus. Bet jeigu neišeina patikėti, nors sėdžiu namuose, aš skaitau knygas, viskas, man neišeina. Tai sako Paskalis tada, o tu nueik į bažnyčią. O tu pabandyk iš tikrųjų pasimelsti Dievui, kažkaip atsiverti. O tu iš tikrųjų, sudalyvauk šlovinime, pagėdok. Ir gal šitos patirtis tau atvers tai, ko tu niekad nesi patyręs savo gyvenime. Tiesiog tu pabandyk. Tai čia ne apie tuščias religinės praktikas kalbama yra, kad viskas gerai, tu daryk tas tuščias religinės praktikas. Bet ne, jeigu tau neišeina savęs priversti patikėti, niekaip neišeina. Tai Paskalis sako, tu tada ženk tą žingsnį, tu pabandyk tiesiog. Pabandyk sudalyvauti šitame visame krikščioniškame gyvenime ir gal tada Dievas per tai parodys tau savo malonę. Tai va, čia toks vienas iš tų argumentų. Dabar, koks argumentas galėtų būti prieš Dievo buvimą, arba kokiu argumentu žinote jūs prieš Dievo buvimą? Ir čia užbaigsim šitą dalį. Kai sako žmonės, Dievo nėra, tai kodėl nėra jo? Jis sako, nes neleistų karui vykti. Tai čia yra pavyzdys, kuris išreiškia tą esminį prieštaravimą, tokį, kuris yra vadinamas blogio ir kančios problema. Jeigu Dievas yra geras ir visagalis, kodėl pasaulyje tiek daug kančios ir blogio? Tai čia šitas pavyzdys tiesiog išreiškia ją. Dauguma žmonės sakė dėl to, kad aš nemačiau. Kitas yra pavyzdys jo. Nemačiau, aš netikiu. Jo, tai kitas yra, kad kaip tada, aš jeigu nepamatysiu savo akimis, tada aš netikėsiu. Tai šitą yra nesunku šiaip atsakyti. Su ta blogiu ir kančia yra ženkliai sudėtingiau, dėl to, kad yra dviguba problema tos blogio ir kančios. Viena yra loginė, kita yra emocinė. Logiškai yra nesunku paaiškinti. Šitą problemą filosofai jau yra išspręsta, kad yra įmanoma, kad būtų blogio ir kančios šitame pasaulyje, nors Dievas yra geras ir visagalis. Kodėl? Dėl to, kad tiesiog yra priežasčių, kodėl Dievas leidžia blogį ir kančią, bet tų priežasčių mes nežinome, dėl to, kad mes neturime dieviškojo proto. Ir jis tiesiog turi gerų priežasčių leisti šitos dalykus, nors jisai šitų pačių dalykų ir nenori. Bet jisai leidžia. Jis tam turi didesnį planą. Tai logiškai tai yra įmanoma. Bet dabar tai nieko, kaip sakyti, nepadaro tam žmogui, kuris sėdi, sakykime, kare ir kuris yra bombarduojamas. Ir klausia, Dieve, kodėl, už ką man taip? Tai kaip čia reikėtų argumentuoti šitoje vietoje, tai reikėtų prisėsti šalia ir pažliumti kartu. Čia argumento kažkokio didelio nėra. Emociniai problemai tai yra. Bet Jėzus, ir geriausia nurodyti Jėzų tada. Kad Jėzus nėra, krikščioniškas Dievas, taip kaip mes įsivaizduojame ir suprantame Dievą, kaip jis yra mums apsireiškęs, tai nėra kažkoks tas, kuris užsuko šitą pasaulį, dabar sėdi ir žiūri, kol mes čia malamės arba kankinamės. Arba kaip man vienas kiršnistas sakė per mūsų diskusiją radijuje, kad Dievas su mumis žaidžia. Va tokia yra samprata. Mes sakom, nei jisai žaidžia, nei jam patinka ta mūsų kančia, nei dar kažkas tokio, bet mes gal nesuprantame, kodėl tie dalykai vyksta. Tikrai daug dalykų aš nesuprantu šitame pasaulyje, bet aš nesuprantu, kaip dulkių siurbys veikia. Tai man, prasme, kad aš Dievo veiksmo irgi nesuprantu, tai čia nieko tokio gal. Bet ką jisai padaro, jisai ateina į istoriją, Jėzus, ir kenčia ne tik šalia mūsų, bet ir už mus. Prisima kaltes už mus. Ir mes neturim jokio kito pasakojimo ar parodymo ar geresnio argumento, negu kad Jėzus įsikūnijimas ir tai, ką Jėzus padarė. Mes šventėme per Kalėdas, Jėzus ateimą. Po to per Velykas švęsime jo prisikėlimą, bet to Dievo įsikūnijimą. Čia yra didysis stebuklas, kuris atrakina tai, kad iš tikrųjų Dievas yra ne tik kartu su mumis šitoje kančioje, bet jis tą kančią iškenčia ir už mus. Gerai, dabar mes pradėsim įėjinėti į tą kitą temą, nes mes jau prakalbėjom dabar apie 5 minutės. Aš padarysim dabar taip. Gerai. Ar turite kokį nors klausimą, pirmiausia? Pažiūrėkim į tai, iš šitos temos, po to mes padarysim įžangą į tą kitą temelę ir tada eisim paužkandžiauti. Ar kažką kitaip, Simonai, reikia daryti? Sakyk. Aš tai norėjau paklausti, kodėl tau megztinis šitas patinka. Kodėl patinka? Aš nežinau, kodėl šitas megztinis man patinka. Viena iš priežasčių, kodėl aš nusprendžiau, išdrįsau, taip akipraštą tokį padariau, tikriausiai pirmą ir paskutinį kartą tada pas baptistus aš iš vis langausi. Kažkada yra tekę, kai buvau dar įtikėjęs visiškai nesenai ir turėjau vienas tokias iki įtikėjimo kelnes, tokius paplėšytus džinsus ir kažkada atėjau pamokslauti pas baptistus su tais plėšytais džinsais.
Tai mane pasivedė vienas vyrukas į šalį, sakė, gal vaikeli, gal tų pinigų reikia duoti. Nusipirktum normalias kelnes. Viskas gerai. Aš aišku sakiau, šitie džinsai yra labai brangus, kainuoja apie 1700 €, kurias man reikėtų nusipirkti. Ir man nedavė tą pinelį, nieko nesakiau, viskas gerai. Bet šiukštu jau plėšyti džinsų nebus. Bus tik nešvarus džinsai, kaip yra šiandien. Iš tiesiog gyvenimo kaina. Koks buvo klausimas apie džemperį? Taip. Jo. Taip, gerai. Bet yra šiaip atsakymas šitą klausimą, to, kad kai aš bandau pasakyti apie apologetiką, ką nors arba žmonės nurodyti, kas ta apologetika, niekas nežino. Degaliniai, kai pylėsi, pavyzdžiui, kūrą ir sakai, važiuoji kažkur dėl apologetikos ir pasakai įmonės kodą ir kažkas bando perskaityti apologenetika. Tai dėl to geriau užsirašyti, kad žmonės iš karto visą laiką matytų, kas tai yra. Tai ar turit kokį nors klausimėlį iš šitos temos? O kas jūs pats esate? Aš esu Laurynas Jacevičius. Aš esu santykė su Dievu. Koks sunkus klausimas. Santykė su konfesija. Santykė su konfesija. Aš esu evangelikas. Esu tikėjime su 10 metų. Prieš įtikėjimą jau Vilniaus Laisvųjų krikščionių bažnyčia. Ir ten, kai įtikėjau, ten toliau ir buvau visą laiką, kai persikraustėme į Ukmergę. Ukmergės rajoną tiksliau, tai prisijungėm prie vietinės bendros krikščionių bažnyčios, kadangi ten nėra, ten ne Alytus Ukmergė, tai ten yra kelios evangelinės bendruomenės, 3 visas labai mažos, tai prisijungėm prie Ukmergės krikščionių evangelikų bažnyčios. O kita, dėl šitų temų, jeigu yra įdomu, kadangi tikriausiai kyla gal kitiems klausimas, kas aš toks esu, tai aš nuo savo įtikėjimo, kuris, sakau, buvo daugmaž prieš 10 metų ir įvyko Prienuose, ne taip toli nuo čia. Tai ten irgi ilga istorija, kaip visa tai atsitiko, bet labai greitai susidomėjau apologetinėmis temomis, tai reiškia, kai aš tikėjau, kilo klausimas, o tai, kuo aš tikiu, nes jokių argumentų ten nebuvo, yra tiesa. Ir aš labai greitai prisijungiau prie misionieriškos organizacijos, vėl ilga istorija, kaip tai įvyko, bet po kelių mėnesių praktiškai po savo įtikėjimo prisijungiau prie Agapės, yra tokia organizacija Agapė, vadinasi, labai plačiai pasaulyje paplitusi, Amerikoje vadinama CRU arba Campus Crusade for Christ. Ir ten mano pagrįstas vyko krikščioniškasis ir mano darbas buvo, kur aš niekad neplanavau ir nežinojau, kad toks iš vis egzistuoja. Tai buvo kalbėti su studentais apie tikėjimo universitetuose ir padėti augti krikščionims studentams tikėjime. Ir visi tie klausimai universitetuose labai greit iškildavo, kai kalbam apie tikėjimą, pavyzdžiui, apie Dievą. Sakau, tai Dievas o tai kodėl reikia tikėti, kad Dievas yra? Gerai, kodėl reikia tikėti, pradėjo aiškintis. Arba kodėl Biblija, o kodėl ne Koranas, ne ten dar kažkas, kodėl Jėzus, kodėl ne Mohamedas, ne Buda. Arba mokslas senai jau paneigė Dievą ir taip toliau. Tai tie klausimai, kai kilo, aš pradėjau juos daugiau aiškintis. Tada pamačiau, kad man ne tik jie yra įdomus, bet jie atsako daug klausimų, atsako ir kitiems žmonėms klausimų nemažai. Ir po truputį aš pradėjau apologetikos seminarus organizuoti, dar dirbdamas Agapėje, nes aš labai daug klausydavau, žiūrėdavau, konspektuodavau, po to skaitydavau ir tiesiog pradėdavau tą medžiagą žmonėms atiduoti ir matau, kad jinai yra reikalinga ir ta apologetika buvo užmiršta tiesiog Lietuvoje. Galiausiai tai vedė prie mano magistrantūros studijų Vilniaus universitete, kur studijavau religijos studijas. Ir po to doktorantūros studijų irgi Vilniaus universitete, kur studijavau filosofiją, o mano tema buvo apologetika. Toliau, tai pernai pabaigiau doktorantūrą ten. Tai čia mano tas toks, sakykime, kontekstas, iš kur aš ateinu ir iš kur aš kalbu. Bet ačiū už labai išklausimą. Gerai, kas yra Biblija, dabar mes verinam prie Biblijos patikimumo ir tada 10 minučių užgaištam čia, tada bus pertraukėlė ir tada kalbėsime apie Biblijos patikimumą ir Jėzaus istoriškumą. Šitos temos yra susijusios. Kas yra Biblija? Vėl jūsų klausiu, mėlyjei žmonės. Dievo žodis. Dievo žodis, aha. Kas? Gerai, Dievo žodis. Ar dar yra Dievo žodžių? Čia nėra toks irgi pagaunantis klausimas, bet čia, kad mes truputį išrištumėm, nes mes žinom terminus, ką reikėtų pasakyti bažnyčioje, bet ką jie reiškia. Klausimas toks, nes mes, apologetika mums pirmiausia yra svarbi, kad statytų mūsų tikėjimą, bet tuo pačiu, kad mes kitam galėtum pasakyti. Ir jūs klausia, kažkas su žmogumi, ne? Biblijoje parašyta taip ir taip. Ir dabar jūsų žmogus klausia, tai kas yra Biblija? Jūs sakote Dievo žodis. Ta prasme, čia knyga, čia parašyta kažkas. Ką reiškia Dievo žodis? Dievo žodis yra, kai tu šneki kažką. Tai kaip Dievas šneka, jeigu iš dangaus prašnekėtų, aš suprasčiau Dievo žodį, dabar parašyta. Bet dokumentas.
rinkinys knygų. Tai Dievo laiškas žmonėms, kad žinotų, kaip gyventi, jam patinkantį gyvenimą. Dievo laiškas žmonėms, kad žinotų, kaip gyventi jam patinkantį gyvenimą, bet Biblijoje yra ir taip ir negali atsakyti, nes Biblijoje yra daug laiškų ir ne laiškų, yra visai kitokios literatūros. Bet jeigu trumpai atsakyti, ne, pavyzdžiui, žmogų galima taip pasakyti. Tai, bet prie ko aš einu? Kad mes visi žinom šitą žodį Bibliją, kad reikia jie tikėti ir pasitikėti, bet jeigu mes pradedam vien su kitu kalbėti apie tai, kas tas yra Biblija, tai mes galim gauti atsakymų įvairiausių ir priešingų kartais net vieni kitiems. Tai mes pabandom dabar truputį pasiaiškinti ir kartais tie atsakymai jų gali būti iš dalies teisingi, kartais tik teisingi. Mačiau, kažkas purtė galvą, kai klausiau, ar yra dar Dievo žodžių. Ir sakė, ne, negali būti. Aš tada pasakyčiau, yra dar vienas tas Dievo žodis iš didžiosios raidės, kuris yra, kaip sakyti, kas tenais yra? Jėzus. Nu, čia sekmadieninės mokyklos klausimas. Nesvarbu kas, visą laiką sakai Jėzus ir bus teisingai, ne? Kas tave šiandien jaunuką atvažiuos pasiimti po sekmadieninės mokyklėlės? Jėzus. Dėl to, kad Jėzus visą laiką yra atsakymas, nesvarbu koks klausimas. Gerai. Bet taip, Jėzus, ne? Jėzus yra Dievo žodis iš didžiosios raidės, įsikūnijęs Dievo žodis. Biblija mus veda prie Jėzus, jos yra toks tikslas. Biblijos tikslas yra parodyti mums Jėzų, kad turėtum gyvą asmenį tai yra gyvą santykį su asmeniu. Mes vadiname Bibliją Dievo žodžiu, o ne Dievo žodžiais. Čia man Paulius Čerka, mano draugas, taip pasakė, kad nes jinai veda į Dievo žodį, nes ten žodžių yra daug Biblijoje. Ne? Biblija nebuvo padiktuota, kad sėdėjo žmogus ir tada Dievas jam diktavo ausį, ką reikėtų užrašyti. Mes truputį apie tai pasiaiškinsim. Bet pirmą noriu parodyti jums filmuką, po filmuką eisim tada užkast, galėsit pagromuluoti truputį ir tada jau tęsim tą pokalbį. Ne? Filmukas yra iš Biblijos projekto lietuvių kalba. Aš koordinuoju tą vertimo lokalizavimo procesą čia Lietuvoje. Yra anglų kalba, jie turi ten YouTube, nežinau, kelis milijonus tų prenumeratorių, naudoja įvairios konfesijos tos filmukus, jie nėra skirti vaikams, bet ir vaikai žiūri, nors jie yra animaciniai, bet Biblijos projekto tikslas yra parodyti Bibliją, patirti Bibliją kaip vientisą pasakojimą, kuris veda prie Jėzaus. Ir lietuviškai mes po truputį tą medžiagą gaminam, verčiam oficialiai, legaliai, sakykime, tai darydami. Tai dabar, reikės priimti, ne dabar? Pabandysim, jeigu Pabandykim. Gerai, Bandom. Biblija – viena įtakingiausių knygų žmonijos istorijoje. Ji nagrinėja didžiuosius egzistencinius gyvenimo klausimus. Ji įkvėpė daugybę žmonių atlikti nuostabius darbus. Ir ne vienam sujaukė mintis. Tikriausiai jūs patys kur nors ją turite. O kas iš tikrųjų yra Biblija? Na, Biblija yra nedidelė knygų biblioteka, kilusi iš senovės Izraelio tautos istorijos. Viena vertus, ši tauta buvo kaip ir kitos senovės civilizacijos, tačiau joje iš kartos į kartą gyveno ir žmonės vadinami pranašais. Jų akimis Izraelio istorija tikrai nebuvo paprasta. Jie laikė ją esminę dalimi to, ką Dievas darė visai žmonijai. Bet šie pranašai buvo literatūros genijai. Tikrai? Taip, jie išmaniai pritaikė hebrajų kalbą epiniams pasakojimams ir labai sudėtingai poezijai rašyti. Buvo metaforų ir pasakojimo meistrai. Visą tai jie panaudojo gvildendami sudėtingiausius klausimus apie gyvenimą ir žmogaus sunkumus. Tad šią knygą rašė daug skirtingų autorių. Taip, bet šie tekstai parašyti daugiau kaip per 1000-metį, pradedant nuo Izraelio šaknų Egipte ir tęsiant iki jų karalystės iškilimo su pirmąja šventykla. Tačiau galiausiai juos užkariavo babiloniečiai ir išsivarė į tremtį. Paskiau, lemiamų istorijos momentu, daug izraeliečių grįžo į savo žemę. Jie pastatė antrąją šventyklą ir atnaujino savo tapatybę. Šiandien mūsų skaitomi žydų raštai būtent tada pradėjo gauti tokią formą. Gerai, žydų Biblija. Kas joje? Na, hebrajiškai vadinama akronimu Tanak. T raidė reiškia Torą, kartais vadinama įstatymu. Tai penkiaknygiai pasakojimas apie Izraelio steigimą. N raidė simbolizuoja Nevim, hebrajišką žodį pranašai. Šią dalį sudaro istorinės knygos pasakojančios Izraelio istoriją iš pranašų perspektyvos. Toliau pačių pranašų poezijos knygos. Ką nurodo hebrajišką žodį Ketuvim, reiškiantį raštai. Tai yra įvairiausių poezijos knygų ir pasakojimų rinkinys. Žydai tiki, kad per visus šios literatūros veikalus Dievas kalba savo tautai. Tačiau yra ir kitų žydų raštų, kurie buvo sukurti irgi vadinamosios antrosios šventyklos laikotarpiu. Taip, tai įvairūs tekstai. Jos taip pat labai vertino žydų bendruomenės.
Nuo seniausių laikų vyko diskusijos, ar tie tekstai ir kurie iš jų laikytini šventųjų žydų raštų dalimi. Taigi, daug skirtingų tekstų parašytų ilgų laikotarpių. Kodėl būtent taip juos sugrupavo? Na, visi kartu jie pateikia didingą pasakojimą, kaip Dievas veikia per šiuos žmonės, kad mūsų pasaulio chaosą paverstų į tvarką ir grožį. Visą tai pakursto viltį, kad ateis naujas vedlys, kuris atnaujins visą kūrinyje. Tačiau Tanak pasibaigia, o tas vedlys taip ir nepasirodo. Tai yra meistriškai parašytas darbas, kuriam trūksta pabaigos. Būtent taip. Vėliau, po kelių amžių pasirodo vienas žydų pranašas Jėzus iš Nazareto. Jis teigia tęsiant Tanak pasakojimą. Jėzus padarė daug nuostabių dalykų ir buvo nužudytas. Bet jo sekėjai skelbė, kad jis sugrįžo gyvas iš numirusių. Taip, jie sakė, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas vedlys, kuris atkurs pasaulį. Ankstyviausiai jo sekėjai vadinami apaštalais parašė naujų literatūrinių darbų pasakojančių apie Jėzų. Jie juos vadino gerąją naujieną arba evangeliją. Taip pat užrašė ir pasakojimą vadinamą apaštalų darbais apie Jėzus judėjimo plitimą už Izraelio ribų. Dar jie siuntinėjo ir perdavinėjo laiškus įvairioms Jėzus bendruomenėms visame senovės pasaulyje. Ir šios literatūros veikalus laikė raštų dalimi. Taip, apaštalai visą tai parašė kaip to didingo Tanak randamo pasakojimo atskleidimą. Be to, jie tęsė genialią literatūrinę žydų tradiciją. Jie taip pat tikėjo, kad per jų raštus kartu su Izraelio šventaisiais raštais Dievas kalba savo žmonėms. Taip, tai Senasis ir Naujasis testamentai. Tačiau kaip ankstyvieji krikščionys vertino kitus antrosios šventyklos laikotarpio raštus? Na, skirtingos grupės laikėsi skirtingų nuomonių apie kai kurias iš tų knygų, bet mes žinome, kad jie skaitė ir vertino tos tekstus, nes jos kartoms draugė su žydų raštais. Gerai, turime Tanak, šventuosius žydų raštus, taip pat antrosios šventyklos laikotarpio literatūrą ir apaštalų raštus apie Jėzų. Labai daug literatūros. Kas yra mano Biblijoje? Na, krikščionių judėjimas per 2000 metų įgavo skirtingas formas, bet nuo pat pradžių visi krikščionys pripažino Tanak ir Naująjį testamentą kaip šventąjį raštą. Be to, ilgą laiką daug antrosios šventyklos laikotarpio literatūros laikyta biblinės tradicijos dalimi. Galiausiai katalikų bažnyčia tai patvirtino oficialiai ir kai kurie šio rinkinio knygas pavadino deuterokanoninėmis arba antrojo kanono knygomis. Kai kurios ortodoksų bažnyčios priėmė dar daugiau knygų iš antrosios šventyklos laikotarpio literatūros, o 16 amžiuje reformacijos metu ir krikščionys protestantai norėjo sugrįžti prie tų pačių seniausių pranašų ir apaštalų raštų, todėl pripažino tik Senąjį ir Naująjį testamentus. Gerai, manau, kad supratau. Bet kaip toks knygų rinkinys parašytas per 1000 metų daugelio skirtingų autorių gali pasakoti vieną darnią istoriją? Šį klausimą gvildensime jau tam filmuke. O mes gvildensime, lukštensime riešutus ir gvildensime sumuštinius. Dabar, ne? 20 minučių po užkandžiavimui. Pradėkime gal visą šitą antrą dalį nuo atgailos mano asmeninės. Paaiškėjo, kad pastorius yra ne Simonas, o Simas. Tai atsiprašau, Simai. Kad taip aš išdrįsau pasielgti. Dabar čia yra tragedija. Su džemperiu ir dar ne taip sako. Apie vardą. Čia yra labai blogai. Bet savo apsigynimui pasakysiu, kad ne viena mano teta yra mane vadinusi Martinėliu, nors mano vardas yra Laurynas. Ir nesenai vienas žmogus pas save ar į telefoną, ar kažkur užsirašė, mane pažįstantis žmogus, užsirašė mano vardą Justinas. Ir ten numerį Justinas. Aš nieko nesakiau, žiūrėsim, kai norės su manim susisiekti, kaip pasiseks, ar iš tikrųjų pasieks ar ne. Bus jam. Arba jai, neatsimenu, kas ten kokia ta situacija buvo, bet taip. Tai gerai. Vat atsakant tada poniai, kas aš toks esu, nežinau. Martinas, Justinas, Laurynas, visaip gali būti. Gerai. Biblija. Biblija yra transliteracija irgi į lietuvių kalbą. Ai, dar viena atgaila. Aš per greit šneku pasirodo. Bet aš taupiau jūsų laiką, nes jūs norit namo visi eiti greitai. Tai aš dėl to kalbėjau labai greitai. Gerai, aš pasistengsiu truputį kalbėti. Pasistengsiu kalbėti lėčiau, bet mano mintis jau yra toli nubėgusi, dabar man reikia pasivyti kažkaip jas sugauti už uodegos. Tai pasistengsiu kalbėti lėčiau. Biblija yra žodis, kuris reiškia knygos. Tai jau mums nurodo į tai, kad knygų po viršeliu šituo mes turime daugiau negu vieną. Jau buvo rodyta šitame filmuke, kurį matėt prieš tai, kad kanonas arba pagal tai, pagal ką yra matuojama, tai reiškia kanonas, tai pagal ką matuojama ir skiriasi šiek tiek. Įvairiose krikščioniškose tradicijose, evangeliniai tradicijoje mes turim 66 knygas,
Tanaką ir apaštalų raštus. Katalikai turi daugiau, ortodoksai įvairių rūšių turi dar daugiau tų knygų, bet tos knygos buvo skaitomos antrosios šventyklos laikotarpiu, tai Siracido knyga, Tobito ir taip toliau. Tik protestantai jų nelaiko įdomis, bet irgi jie skaito. Tik tai skaito kaip istorinę literatūrą atspindinčią to laikmečio žmogaus pasaulyježiūrą, kažką pasako daugiau. Kai kurios netgi doktrinos, kurios būtų konfesiškai diskusinės, gali būti randamos tose apokrifinėse, ne apokrifinėse, antrojo kanono knygose, kai kurios. Didesnis, sakykime, jom pagrindimas ir taip toliau. Bet čia ne tiek apie tai, mintis yra tokia, kad tų knygų yra daug. Knygų yra daug, sakykime, 66, jeigu imtum evangelinį, tą tokį kanoną 39 Senajam, 27 Naujajam testamente, ir jos yra kilusios iš senovės Izraelio žmonių istorijos. Kodėl tai yra svarbu? Kad kai mes kalbam apie Biblijos patikimumą ir apie tai, ką Biblija kalba, ar patys bandom suprasti, ar diskutuojam su savo evangelikais broliais, ten baptistais, su sekmininkais, ar ten dar nesvarbu kaip, ne? Mes turim suprasti, kad mes tvarkomės ne su 21 amžiaus lietuvių literatūra, o su senovės Izraelio raštais. Kas reiškia, kad mums reikia mokėti juos atitinkamai skaityti. Ir mes esam kažkaip taip patikėję tokiu dalyku, kad mums mokytis, kaip skaityti šitos raštus nereikia, nes mums šventoji dvasia apreiškia viską, kas yra reikalinga. Šventoji dvasia taip veikia ir apreiškia, taip šitos dalykus daro, bet ką daryti, kai sėdi baptistas ir sekmininkas ir supranta skirtingai kokią nors vietą. Tai tada sako, man šventoji dvasia taip apreiškia, kitas sako, šitos dvasios nėra, ne, sako, man šventoji dvasia kitaip apreiškia, turim tada kažkokią problemą. Tai taip, šventoji dvasia vadovauja ir tekstą kažkaip nušviečia mums, bet nepanaikina reikmės tiesiog mokėti skaityti literatūrą, skaityti tekstą. Ir tas tekstas yra kitoks, jis yra senovinis ir jis yra iš Izraelio kilęs ir mums reikia suprasti ir tą kultūrą, kultūrinį kontekstą, aplinkinės tautas, kaip senovi literatūra buvo rašoma tam, kad mes ir geriau galėtum suprasti, ką Dievo žodis sako mums. Geriau kalbėti apie Biblijos patikimumą, kai mes kalbame su kitais žmonėmis. Tai reikia turėti omenyje, kad Biblija taip pat parašė ne vienas žmogus, ne kaip kiti sako, toks yra mitas pakankamai populiarus, kad susėdo žmogeliai ten kokiam 4 amžiui Konstantino sukviesti į tokį kambarį, Alytui, Kalniškės gatvėje 5, susėdo visi jie ir tada parašė Bibliją ir užbūrė visiems žmonėms smegenis ir dabar jie tiki šitais skedalais, kurie yra parašyti. Tai nieko panašaus į tai nevyko. Biblijos formavimas jis yra ilgas procesas, apie 1500 metų trukęs, kol kanonas užsidarė. Autorių buvo daugiau negu 40, jie buvo įvairiausi, irgi jums galėtų atrodyti keista, kad parašyta plus redaktoriai, buvo redaktorių, buvo tekstai tvarkomi, nebuvo taip, kad būtinai vieną kažką parašė knygą ir tada baigėsi. Ir Biblijoje mes galim rasti šitos dalykus. Senajam testamente ypatingai, kad buvo vienokia versija, po to jinai dingo, po to jie buvo pataisyta, tai buvo duota toliau, kitos knygos per ilgus metus formavosi ir taip toliau. Naujajam testamente laiškuose Pauliaus mes, pavyzdžiui, skaitome, kad Paulius sako, žiūrėkit, kokiomis didelėmis raidėmis rašau aš jums savo ranka. Reiškia, prieš tai ne jisai rašė jo raštininkas, kažkoks sekretorius ir tai yra irgi normali praktika, tai buvo daryta, o Paulius rašė savo rankomis. Kartais jis sekretoriai buvo visiškai normali praktika tuo laikotarpiu ir vieni laiškai buvo rašyti paties, kiti buvo laiškai diktuoti ir taip toliau. Kodėl tai dabar yra svarbu? Svarbu yra tai, kad mes neturėtum naivų tokį supratimą apie Bibliją, kad Biblija kažkur jinai yra. Kažkur dėjausi aš ją. Duokit man kitą Bibliją, nes aš dabar nerandu savo makalinėje daiktų pridėtų. Turit kas nors? Pastorius. Simas turi. Turi. Kai kurie mes įsivaizduojam, kad Biblija vos ne taip nusileido. Bam ir turim. Su viršeliu, viskas kaip priklauso, Biblija arba Senasis Naujasis testamentas, tokios leidyklos ir dar lietuvių kalba. Ne taip buvo, ne šitas dalykas. Visiškai ne taip jisai įvyko. Tie raštai, jie buvo iš pradžių parašyti, tai ant pergamentų, tai ant papirusų, tai dar kažkur buvo ritiniai. Ir tai buvo daug raštų, kurie buvo pasklidę, po to galiausiai jie buvo sudėti po vienu viršeliu į taip vadinamą kodeksą. Ir tos knygos skirtingos, jos yra parašytos skirtingais žanrais. Mes turim ten pasakojimą,
turim prozinį diskursą, pavyzdžiui, laiškai yra tokio stiliaus, turim apokaliptinę literatūrą, turim senovinės biografijas, turim pranašų diskursą, diskusijas, turim patarlės, turim giesmes, daug visko turim. Ir mes sveikų protų mąstydami suprantam, kad giesmę mes skaitom kitaip negu laišką, kuriame gali, pavyzdžiui, būti giesmė. Bet mintis yra kokia? Tam, kad mes galėtum kalbėti apie Biblijos patikimumą, mums reikia suvokti, kad kokia literatūra apskritai yra Biblija, kad ten yra daug skirtingų žanrų, kad jinai yra iš senovės Izraelio kilusi literatūra ir iš tos istorijos. Ir jinai yra parašyta kita kalba, ir mes skaitom vertimą, ir mes galim ją suprasti, čia nesuprasit manęs klaidingai, kad čia tiesiog dabar nieko nesupranta, bet mintis yra tokia, jeigu mes norim suprasti gerai ir išvengti daug problemų, tai mums reikia susipažinti su tuo kontekstu kažkiek. Tai yra visiškai normalu. Ir šita knyga, jinai išversta į daugelį pasaulio kalbų, padariusi yra didžiulę įtaką visam pasauliui, to pačiu Lietuvai, Alytui, net Simnui ir Veisiejams. Taip pat yra padarius didžiulį įtaką. Kur bevažiuotumėt, pamatytumėt pirmiausia kokį nors mažą miestelį, kaimelį privažiavę, dažniausiai bažnyčios buvo. Kodėl? Mums tai savaime suprantama. Bet tai yra atspindys tos krikščioniškosios tradicijos, kuri atėjo iki mūsų, įgavo šaknis kažkokias ir įgavo kultūrinės tam tikras formas, bet jinai pakeitė žmonių mąstyseną, pakeitė Lietuvą, daugelį kitų pasaulio šalių ir taip toliau. Daug dalykų, kuriais mes tikime šiandien, mes tikime dėl to, kad nes jie ateina iš Biblijos, iš judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros, tai yra žydiškos ir krikščioniškos pasaulėžiūros. Nors mes to net nesuvokiame. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip žmogaus teisės. Toli gražu ne visur ir ne visi jas tai pripažino. Tai yra judėjo krikščioniškas produktas, žmogaus teisės, kuris kyla iš sampratos žmogaus, kaip sukurta pagal Dievo atvaizdą ir turinčio besąlyginį orumą. Iš to įsikyla. Aš baigiau socialinį darbą bakalauro studijose ir mums ten taip ir aiškino, sakė, socialinis darbas negalėjo kirti jokioj kitoj kultūroj, tik tai judėjo krikščioniškoj. Kodėl? Dėl to, kad kitos kultūros neturi tokio mąstymo apie žmogų, kitos pasaulėžiūros. Pavyzdžiui, karminė sistema hinduizme, kur yra kastos ir kur yra, tu turi išsilaisvinti iš to savo karminio rato, arba tu išpirkinėjai savo visą laiką karmą blogą, kuri, jeigu blogai gyvenai, tada tu ten reinkarnuojasi į kažką ten žemesnio lygio ir taip toliau. Ir dėl to kartais, net kai kurie taip mąsto, kad jeigu tu padedi vargšui gatvėje, tu jam trukdai išpirkinėti savo blogą karmą, dėl to tau nereikia. O jeigu jis yra kažkaip, pavyzdžiui, gatvėje gyvena, reiškia, jisai pats kenčia už savo prieš tai padarytus blogus darbus. O jeigu tu esi aukštesnis, sakykime, už jį, ten socialiai, visai kitaip, reiškia, tu esi nusipelnęs prieš tai savo buvusiame gyvenime. Tai ta pasaulėžiūra nekeičia absoliučiai viską. Ir mes turim labai daug dalykų, kuriuos turime Lietuvoje savo mąstyme, nors kiti žmonės net nebūtinai yra skaitę Bibliją ar ką nors apie ją žino, bet kurie ateina tiesiogiai iš biblinio mąstymo. Čia panašiai kaip žuvis, jeigu paklaustum, ar jinai, paklaustum jos, kas yra vanduo. Ir nesuprastų. Visų pirma, dėl to, kad jinai žuvis ir smegenys labai mažas. Ne dėl to, ne? Ne dėl to. Bet kad jinai, čia yra jos aplinka, jinai nelabai suvokia, ką reiškia būti kitoje aplinkoje, ką reiškia būti ne vandenyje. Taip ir mes esam toje judėjo krikščioniškoje aplinkoje, kad ir, sakykime, nėra daug tikrai įsipareigojusių krikščionių Lietuvoje, bet ta aplinka tokia yra, mes esam taip suformuoti. Ir mes nesuvokiam net šito. Ir žmonės dažnai kritikuoja krikščionybę, remdamiesi pačią krikščionybę. Kritikuoja, kad krikščionybė yra bloga žmonėms ir ten paneigia žmonių teisės, kai žmonių teisės, žmogaus teisės yra kilusios tiesiai iš judėjo krikščioniškos pasaulėžiūros. Tai, bet Biblija, ne? Dabar, ar Biblija patikima? Mes galim bandyti klausti skirtingais būdais šito klausimo ir skirtingai prie jo prieiti. Dažniausiai žmonės, kai kalba apie Biblijos patikimumą, jie klausia tokio klausimo. Ar šiandien tai, kas yra užrašyta Biblijoje, ar kai jinai buvo parašyta tas pats? Kitaip tariant, ar tekstas per tą ilgą laiką jisai nepasikeitė? Kai, pavyzdžiui, apaštalai evangelistai užrašinėjo evangelijas, ar tos evangelijos atrodė taip pat, ar šiandien mes turim kitokį tekstą? Jums visiems tikriausiai atrodo, tai faktas, kad taip. Bet, žmonės klausia šito klausimo, nes laikas yra ilgas praėjęs, mes neturim originalų Biblijos. Nėra kažkur atrastas, Luko evangelijos tekstas. Mes turim Bibliją, bet mes neturim originalų niekur, kur tai būtų parašyta. Tai klausimas, kaip tai atsitiko. Bet gera naujiena yra ta, mes, prie to prieisim, bet tai čia yra autentiškumas. Ar mes turim
tekstą tokį patį šiandien, koks jisai buvo parašytas. Tai reiškia, neiškraipyta Biblija, nes musulmonai mumis kaltina, kad Biblija yra iškraipyta. Jehovos liudytojai sako irgi, kad mes neteisingai dalykus esame taip pat išsaugoję kai kuriuos ir taip toliau. Po to Biblijos patikimumą galima žvelgti per vidinius ir išorinius liudijimus ir per egzistenciją. Apie visus tos dalykus trumpai. Pažiūrim, išeitų filmuką, nepažiūrėti. Šitą pažiūrėsim, kitų jau nebežiūrėsim, šitas yra trumpas. Bet čia yra apie Biblijos autentiškumą pirmiausia. Manoma, jog Jėzus Nazarietis vaikščiojo šiomis gatvėmis prieš 2000 metų. Tačiau ar yra įrodymų galinčių patvirtinti jo egzistavimą? Įrodymų iš tiesų yra labai daug. Nei vienas save gerbiantis istorikas nenuneigtų, jog Jėzus egzistavo. Romos istorikai Tacitas ir Svetonijus rašė apie Jėzų po to, kai apie jį rašė 1-ojo amžiaus žydų istorikas Juozapas. Jis Kristų apibūdino kaip nuostabių darbų darytoją, aprašė jo nukryžiavimą bei prisikėlimą. Taigi Jėzus egzistavimą rodo daug teiginių, randamų už Naujojo testamento ribų. Tačiau dauguma įrodymų yra būtent Naujajame testamente. Kartais žmonės dvejoja, kaip galima tikėti tuo, kas ant parašyta, juk praėjo tiek daug laiko. Kaip galime būti tikri, jog tai, kas užrašyta, nepasikeitė metams bėgant. Mes galime būti tikri dėl mokslo vadinamo teksto kritika. Teksto kritika tyria, kiek ankstyvų tekstų kopijų mums prieinama šiandien. Taip pat yra tikrinamas laiko tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios jo kopijos. Paprastai tariant, kuo daugiau rankraščių turime ir kuo anksčiau jie yra parašyti, tuo mažiau klausimų kyla dėl originalų patikimumo. Palyginkime Bibliją su kitais ankstyvaisiais tekstais, plačiai naudojamais švietimo įstaigose. Pavyzdžiui, graikų istorikai Herodotas ir Tukididas rašė 5-ame amžiuje prieš Kristų. Bet anksčiausia mūsų turima kopija yra iš 10-ojo amžiaus po Kristaus. Tarp šių tekstų yra 1300 metų tarpas ir mes turime tik 8 kopijas. Tarp Romos istoriko Tacito originalo teksto ir pirmųjų mūsų turimų rankraščių yra 1000 metų tarpas. Mes turime tik 20 kopijų. Dar vienas klasikinis tekstas Cezario galų karo užrašai. 950 metų tarpas tarp originalaus teksto bei ankstyviausios mūsų turimos kopijos, kurių iš viso turime tik 9 ar 10. Dar vienas pavyzdys garsioji Livijaus Romos istorija. 900 metų tarpas tarp originalų ir pirmųjų kopijų, o jų turime tik 20. Tačiau kai žvelgiame į Naująjį testamentą, situacija yra visai kitokia. Tekstai buvo parašyti tarp 40 ir 100 metų po Kristaus. Ankstyviai mūsų turimi rankraščiai yra iš 130 metų po Kristaus, o visas rankraščių rinkinys iš 350 metų. Turime daugiau nei 5300 kopijų graikų kalba, 10 000 vertimų lotynų kalba, bei 9300 vertimų į kitas kalbas. Taigi galime būti tikri, kad mūsų turimi Naujojo testamento rankraščiai yra tikslūs, autentiški bei vientisi. Nuostabus dalykas Biblijoje yra trumpas laiko tarpas tarp aprašytų įvykių bei mūsų turimų kopijų aprašančių tos įvykius. Daugelio aspektų Biblija, kokią dabar ją turime, yra daug patikimesnė negu kiti tekstai. Kaip mokslininkas drąsiai pasitikiu ir remiuosi šią informaciją. Gerai, čia buvo nemažai informacijos pasakyta ir daug būtų galima kalbėti apie Biblijos susiformavimą ir teksto kritiką. Aš nesu istorikas, nei teksto kritikas, tai mums pagrindinė mintis yra tokia, po to jūs galite pasidomėti daugiau ir aš atsiųsiu tos informacijos, rasite tame laiške, jeigu jums būtų įdomu. Reikalas, kad senovinis tekstas, senoviniai tekstai ir mes juos turime šiandien ir įvairūs mokslininkai darydami įvairius tyrimus, nagrinėdami senovinius tekstus ir rankraščius, prieina išvados, kad Biblija, kokią mes turime šiandien, yra iš principo ta pati, kokia jinai ir buvo parašyta. Tiesiog reikėtų tai žinot, kadangi daug senovinės literatūros, įvairių kitų autorių iš senovės, nieks net nesako, kad ar tikrai čia tai parašė, ar tas parašė, ar ne tas parašė, bet jiems yra ženkliai mažiau pagrindimo negu kad Biblijai. O Biblija dažnai žmonės daugiau abejoja dėl to teistais, kad jinai yra Biblija ir dėl jos teiginių.
Nors, kalbant apie senovinę literatūrą, tai čia jau yra, kaip sakyti, aukščiausia klasė, kokia gali būti. Bet mes kalbam apie dabar Bibliją kaip apie senovinius dokumentus ir taikome tokius, vadinkim, tradicinius metodus įsiaiškinti jos patikimumą. Mes nekalbame kol kas apie Bibliją kaip Dievo žodį, kurį mes priimame kaip krikščionis, bet tiesiog kalbame apie Bibliją kaip dokumentų rinkinį. Tai iš principo, kaip sakyti, mes turime tai, kas ir buvo parašyta. Didžiąją dalimi mes galime rekonstruoti tą tekstą, koks jisai ir buvo. Dabar kokie yra vidiniai Biblijos liudijimai apie jos pačios patikimumą? Vidiniai tai reiškia, ką mes galime skaitydami Bibliją rasti, ką jinai teigia apie save pačią. Ten yra teigiamas dieviškasis apreiškimas. Ten yra surašyta daug kartų. Dievas sakė taip, tada tenais, arba aš perdaviau iš viešpatis ir taip toliau. Tada tenai yra vieninga žinia randama apie tą Izraelio mesiją, kuris turi galiausiai ateiti, tas tikrasis žmogus, kuris parodys, kaip reikia iš tikrųjų tikrai gyventi, pažadėtasis tas mesijas ir taip toliau. Visas Senasis testamentas yra apie tai, nors daug skirtingų autorių, skirtingi žanrai, bet mes galime atsekti vieną istoriją, kuri veda į Jėzų Kristų. Senasis testamentas į Jėzų Kristų, Naujasis testamentas, jo evangelijos yra apie Jėzų Kristų, kai reflektuoja Jėzų Kristų ir tada kaip reikėtų gyventi jo šviesoje. Apaštalų darbai irgi iš Jėzaus judėjimo kilusios tos bendruomenės. Ir tada apreiškimo knyga, kuri kalba ir tuo metiniam laikui, tai nėra tik tais apie ateitį, bet ir tuo metu bažnyčiams, bet tuo pačiu ir, kaip sakyti, jie praskleidžia tą dieviškąją uždangą, kad Dievo akimis būtų galima pamatyti pasaulį, Dievą ir žmonės. Biblija yra nuosekli, tenais nėra, toje istorijoje nėra kažkokių pertraukų ir šiaip yra labai, patys pamastykit, kaip reikėtų padaryti taip, kad per 1500 metų rašytas tekstas daug skirtingų autorių turėtų vieningą ir nuoseklę žinią. Nu, čia norėdamas taip sunkiai gali padaryti. Kažkaip kaip reikėtų tą visą procesą sukoordinuoti, o štai ką mes ten turim. Kiekviena knyga ar laiškas turi ir savo vidinį kontekstą, bet tuo pačiu įsiterpia į tą visą bendrą biblinį pasakojimą. Jėzus ir jo mokiniai, taip pat mes skaitom tokias vietas, kad, pavyzdžiui, Jėzus Senojo testamento įvairias knygas, ką mes vadinam Senojo testamentu, jam tai tiesiog buvo Biblija. Nes kai Jėzus kalbėjo, Naujojo testamento nebuvo kaip tokio. Naujasis testamentas yra apie jį tuo metu ir po Jėzus prisikėlimo parašytas. Ne? Tai kai Jėzus kalba apie raštus, jis neturi omeny Pauliaus raštų, jis neturi omeny Evangelijų, jis turi omeny tą Tanaką, Hebrajų Bibliją, arba tai, ką mes vadinam Senuoju testamentu. Ir jisai sako, kad tenais yra Dievo žodis. Jis necituoja iš kiekvienos knygos, bet kai jisai cituoja, jisai nurodo į tai. Tada būna irgi kai kurie jo mokiniai, kurie rašė irgi yra biblinius tekstus, nurodo į kitus tekstus, jau kurie cirkuliavo. Sakykime, vienas laiškas parašytas vėliau negu kitas laiškas. Ne? Reiškia, apie tą laišką jau yra žinoma ir tas vėlesnio laiško autorius sako, va ten, kas buvo parašyta, jį įvardyja, kad čia yra Dievo žodis. Nors dar Naujasis testamentas nėra susiformavęs, bet jau vienas autorius, ką mes dabar turime Biblijoje, jau apie kitą autorių sako, kad jisai rašo Dievo žodį. Ir, kitaip tariant, mes atrandame pačioje Biblijoje teiginių ten esančių asmenų, Jėzaus, jo mokinių ir taip toliau, kad jie į tam tikrus biblinius tekstus nurodo kaip į Dievo žodį. Ir Biblija yra gyvas žodis. Aš taip įtikėjau, skaitydamas Šventąjį raštą. Kažkas atsitiko manijai, konkrečiai laišką Efeziečiams 2 skyrių, 8-10 eilutes, kur parašyta, kad esate išgelbėti malonę per tikėjimą, o ne darbais, kad kas nors nesigirtų. Bet esate Dievo kūrinys Jėzuje Kristuje, sukurti iš anksto jums paraštiems geriems darbams atlikti. Ir ta žodis man kažkaip persmelkė širdį ir aš patikėjau Jėzumi. Ir po to prasidėjo visos apologetikos ir visi kiti dalykai. Bet yra ir išorinių liudijimų. Kas yra išoriniai liudijimai? Tai tie, kurie mes nerasime atsivertę Bibliją pačią, bet kažkas, kas ateina iš jos. Tai, pavyzdžiui, archeologija. Archeologija tai yra kasinėjimas žemės ieškant praeities, vadinkim taip paprastai. Ne? Ir kai yra daug žinių Biblijoje įvairiausių apie geografinės visokias vietovės, apie žmonių grupės, apie tautas, apie karalius ir taip toliau, ilgą laiką buvo manoma, kad Dovydo kaip tokio nebuvo. Tų žmonių, kurie nepasitikė Bibliją. Sako, gerai, čia Biblijai parašyta, bet mes daugiau neturim niekur, nei parašyta, nieko nėra apie Dovydą. Tai gal išgalvota šitai yra. Kol galiausiai buvo archeologiniais metodais atrastas įrašas Dovydo namai atitinkamoje vietoje. Ir buvo suvesta, kad čia yra tas pats Dovydas. Dovydo namai ne tai, kad namas stovi, bet jo dinastija, jo giminė visa. Arba Betzatos tvenkinys. Irgi buvo manoma, kad nebuvo tokio tvenkinio baseino, kaip reikėtų jį pavadinti.
kuris irgi tokio aprašymo, kaip sakyti, sako, tokiu laikotarpiu niekas nestatė, tokių ir nebuvo šitokių tų tvenkinių baseinų, čia tikriausiai yra kažkokia istorija, kadangi ir susijusi su gydymais, norint parodyti Dievo stebuklus ir taip toliau, kol galiausiai buvo atkastas tas Betzatos tvenkinys ir suvesta, kad čia iš tikrųjų yra tas, kas tenais yra parašyta. Kitaip tariant, yra daug visokių tokių atradimų, kurie paremia įvairius dalykus Biblijoje tiek Senajam, tiek Naujajam testamente. Ir kol kas, bent jau kiek aš domėjausi tais antriniais šaltiniais, tai reiškia tiesiogiai iš tų archeologinių kasinėjimų aprašymų pats neskaičiau, aš domėjausi mokslininkais, kurie tyrinėja, sakykime, juos ir pristato tą medžiagą. Tai, kad nei vienas atradimas archeologinis tiesiogiai neprieštarauja tam, kas yra parašyta šventajame rašte. Nėra nieko kol kas taip atrasta, kas tiesiogiai padarytų prieštaravimą. Kažkas yra klausimų kažkokiu galbūt iškelia, reikia kažkokių patikslinimų, bet kai tai labai aiškiai ir tiesiogiai prieštarautų, nėra to dalyko atrasta. Labai dabar įdomus yra kasinėjimai ir archeologiniais metodais naudojantis aplink Sodomą ir Gomorą. Ir kažkas ten, kad įvyko kažkokia katastrofa. Kokia ta katastrofa, kaip tenais atrodė, bet tikrai yra labai tokių įdomių dalykų. Ne, tai archeologija. Istorija yra įvairių istorinių šaltinių, kurie taip pat kalba apie, pavyzdžiui, Jėzų, apie tai mes truputį irgi pakalbėsim, ir tai yra įstabu, pasakysiu kodėl, bet taip pat yra ir įvairių kitų raštų, sakykime, kurie kalbėtų ir apie Izraelį kaip tautą, ir apie tą žemės, ir šventyklą ir taip toliau. Kitas dalykas, kuris mums gal šiom dienom nėra toks labai priimtinas, gal sakykime, tam sekuliariam žmogui šio laikinio pasaulio, bet labai mėgiamas buvo bažnyčios tėvų, tai pranašystės. Senajame testamente mes randame daug tokių ištarmių, kurios dar tuo metu nėra išsipildžiusios, bet bus kažkada ateityje. Pavyzdžiui, apie Jėzų yra skaičiuojama labai daug tokių ištarmių, pavyzdžiui, kad Mesijas ateis iš Betliejaus ir taip toliau. Ir po to, po kurio laiko, mes pamatom, kad tie dalykai yra išsipildę Jėzuje Kristuje pirmiausia. Ir tos pranašystės jos patvirtina, kad iš tikrųjų tai, kas ten yra surašyta, yra patikima. Šventojo rašto, tiksliau dabar mes kol kas kalbame apie Bibliją, Biblijos išlikimas. Kad ne kiekvienas senovinis tekstas ir senovinių tekstų rinkinys turi tokią išliekamąją vertę. Ne tik, kad mes turim šiaip šitos tekstus dar čia. Tam, kad priežastis, kodėl mes juos turime, yra todėl, kad žmonės mane, kad jie yra vertingi. Nes daug įvairios literatūros senovinės yra tiesiog prarasta laike, nes jos niekas neišsaugojo. O čia šita literatūra buvo atpažinta kaip verta saugojimo. Reiškia, žmonės joje atpažino tam tikrą vertę. Ir universalumas. Biblija skaitoma yra visame pasaulyje. Krikščionybė yra vienintelė religija, kuri yra neapribota visiškai taip lokaliai. Arba neišeina kartu su žmonėmis ten, kurie išmigruoja iš konkretaus krašto. Vis dėlto žiūrėtume hinduizmą, budizmą, islamą, tu gali lokalizuoti, sakykime, tą religiją tam tikrame kontekste, geografiniam ir kultūriniam. O krikščionybė peržengia tų kultūrų ribas. Kaip manot, kur dabar krikščionybė auga greičiausiai? Pietų pusrutulį, Afrika, pagrinde. Standartinis krikščionis netrodo nieko panašaus į mus. Kaip yra kaltinama, bet aš atsimenu tokį kaltinimą, krikščionybė yra baltų žmonių religija, tokių vakariečių. Ir mes su žmona buvom kovo mėnesį, prieš 2 metus jau tikriausiai, beveik prieš 2 metus, ant atsimainimo to kalno taboro, sėdėm ten su žmonai ir važiuoja ekskursijos į tą kalną, žiūrėti ten tą vietą, kur manoma yra, kad Jėzus atsimainė savo mokinių akivaizdoje. Ir tą baltodį ten labai sunku buvo rasti. Iš Nigerijos žmonės, azijiečiai, pilna visokiausių, bet baltodį labai sunku atrasti. Jėzus pats buvo žydas, nelabai panašus į mus, taip rodančiai. Mes vaizduojam dažnai, jis vaizduojama mene vaizduojamas dažnai kaip mūsiškis. Ir taip kultūros daro skirtingas. Nazarete irgi yra tokia didelė bažnyčia ir aplinkui ją yra Jėzaus pripiešta atvaizdų. Ir skirtingų šalių ir kaip skirtingos šalis jį įsivaizduoja. Jis turi savo tokių kultūrinių labai daug elementų tokių, ne? Tai mintis yra tokia, ne, kad krikščionybė ir to pačiu ta biblinė žinia, jinai nors yra kilusi iš senovės Izraelio žmonių istorijos, jinai kalba visiems laikams ir visiems žmonėms. Egzistencinė reikšmė. Ką aš čia turiu dabar omeny? Kad jinai kažką iš tikrųjų daro mūsų būčiai.
mums kaip asmenims. Tai nėra šiaip, kad yra tekstas, kuris yra patikimas, tai reiškia išlikęs iki šių dienų, nepakitęs, kad ten yra galima rasti tikslios, teisingos informacijos apie Jėzų, arba apie tam tikras vietas, arba apie Izraelio tautą, bet iš tikrųjų kažkaro. Ir vienas iš tų dalykų, kuris jau buvo mano minėtas, yra tai, kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą ir ta esminė tokia idėja apie žmogaus orumą mes esame gavę būtent iš pradžios knygos, iš šito pamatinio teksto, judėjams ir krikščionims, kurį yra perėmusi didžioji dalis vakarų pasaulio ir ne tik mes. Ir iš tikrųjų padaręs realų pokytį, šitą idėją padariusi realų pokytį, kadangi Dievo atvaizdas aplinkinėse kultūrose buvo tik tais karalius laikomas ir kartais jis net sudievinamas. O Biblijos autoriai sako ne. Mes sakytum, Dievas taip sako irgi, ne, bet ne, kad kiekvienas žmogus yra iš prigimties turintis orumą. Biblija labai tiksliai įvardyja, jeigu žiūrėtume į visą Biblijos pasakojimą, vientisą tą Biblijos pasakojimą, žmogaus būklę. Ir ta žmogaus būklė yra ir tragiška, ir didinga tuo pačiu metu. Mes esame daug blogesni, negu mes galėtumėm įsivaizduoti ir norėtumėm pripažinti, bet tuo pačiu mes esame ir ženkliai labiau mylimi ir turime ženkliai didesnį orumą ir potencialą, negu kad mes galėtumėm pagalvoti. Čia yra paradoksas ir įtampa, bet taip iš tikrųjų yra. Žmogus yra puolęs, nuodėmingas, trūksta iki Dievo šlovės ir mes turime tokį savanaudišką polinkį. Tvarkyti savo gyvenimą taip, kaip mums patinka, savo pačių naudai, save padarant dievais, patiems nustatant, kas yra gera ir bloga. Ir kaip apaštalas Paulius sako, aš aptinku savyje tokį dalyką, kad yra dalykų, kuriuos aš noriu daryti, bet net nesugebu. Kažkas mane stabdo ir tai jis vadina nuodėme. Kad mūsų ta prigimtis yra lūžusi, kad jinai yra, joje yra labai giliai įsismelkęs, apipainius, ta mūsų širdis yra gyvatė, ta, kurią mes skaitome pradžios knygoje. Kita vertus, žmogui yra duota tokia užduotis, kurios joks žmogus negalėtų pagalvoti, kad taip yra įmanoma. Būti Dievo bendradarbiais. Ir kad žmogus yra sukurtas pagal Dievo atvaizdą. Ir dėl to vertintinas ir mylėtinas nesvarbu. Jisai tiki, netiki, kokios jis yra seksualinės orientacijos, koks jisai yra moraliai geras ir blogas, nesvarbu. Jis yra vis tiek mylėtinas ir turintis prigimtinį orumą. Bet tai nereiškia, kad viską, ką jis galvoja ir daro, yra gerai. Ir žmonės tai dažnai supina. Kad jeigu tu sakai, kad kažką aš darau blogai arba galvoju blogai, reiškia, tu manęs nemyli. Bet ne taip yra. Krikščioniškas žvilgsnis yra labai gilus, biblinis žvilgsnis į žmogų. Ir man atrodo, kad jis apibūdina mūsų tą žmogišką būklę labai tiksliai, kuri yra labai tokia komplikuota. Ir kai žmonės klausia, kodėl tada žmonės, kodėl karai vyksta 21 amžiuje? Yra atsakymas. Tik reikia, norėti pripažinti. Kodėl? Dėl to, kad mes esame linkę į tai. Mums reikia išgelbėjimo, mums reikia, kad mus kažkas kokybiškai perkeistų, mes patys neturim tų jėgų. Gali visuomenę padaryti, kiek nori, gerą, tobulą. Ir išvoks tada viską. Tiesiog taip yra, ne? Taip yra. Pasaulėvaizdis, biblinis pasaulėvaizdis, jisai yra, man atrodo, geriausiai atspindintis pasaulį. Kad pasaulis nėra plokščias, kad jis nėra vien tik tais iš daiktų sudarytas, bet kad tie mūsų troškimai, meilės, gėrio, grožio, teisingumo, jie yra tikri. Kad egzistuoja ta transcendencija arba tai, kas peržengia mus. Kad mūsų pasaulis yra ženkliai gilesnis. Ta dvasinė realybė, mes mėgstam taip sakyti irgi, tarsi čia yra mūsų žmogiška realybė, o dvasinė yra kažkur kitur. Iš tikrųjų ne. Dvasinė realybė, mes esame, tas mūsų pasaulis yra toje dvasinėje realybėje ir Dievas yra ta asmeniška dvasinė realybė, čia ne panteizmas, bet mes neturime akių pamatyti šitų dalykų. Mes neturime pamatyti akių angeliškos tikrovės, mes esame apriboti laiko, erdvės ir taip toliau ir dėl to mes negalim šito dalyko išvelgti ir negalime šito dalyko pamatyti. Bet daug žmonių tiki, kad egzistuoja kažkokia ta dvasinė tikrovė. Ir Biblija apie tai kalba. Ir, kaip minėjau, apie visus tos kitus dalykus, kurie yra transcendentiški, peržengiantis. Ir įtaka konkrečiam žmogui ir visai žmonijai, apie tai jau kalbėjome, kad jinai, tikriausiai nemaža dalis iš jūsų yra susidūrę kažkaip su šitais tekstais ir jie kažką padarė jūsų gyvenime. Pakeitė jūs. Ne magiškai kažkaip pakeitė, bet realiai pakeitė. Kažkas pasidarė kitaip. Dėl to, kad jūs grįžtate prie šitų tekstų, girdite juos pamokslaujant, meldžiate, skaitot juos ir taip toliau. Kitaip tariant, čia nėra šiaip tiesiog knyga, kurią pasiskaityti dėl įdomumo.
bet jinai yra skirta parodyti mums Jėzų. Per ją Dievas mums save apreiškia, pasako, koks jisai yra, bet padarė taip įdomiu būdu labai, nes ten didžioji dalis yra pasakojimas, o ne pasakymas, ką reikia daryti ir ko nedaryti. Bet Biblija mus siekia ne tiek informuoti, kiek perkeisti mus, padaryti mus tam tikro būdo žmonėmis, kurie žino, kaip gyventi pagal Dievo valią. Ir gyvendinti didį Dievo įsakymą mylėti artimą ir mylėti Dievą ir mylėti artimą. Bet patarimų ten, kaip tai padaryti, yra mažai. Iš tikrųjų, didžioji dalis yra pasakojimas, kurį mes turime kažkaip perlaužti. 67 gal procentai ar 57, dabar tiksliai aš neatsimenu, bet didžioji dalis yra pasakojimas ir mes žiūrėdami tos veikėjus atpažįstame. Prasme, čia gerai ir blogai, o kaip atpažįstame, kas buvo gerai ir blogai, pagal pasiekmes. Laiškose yra dažnai nurodymai, ką reikėtų daryti ir ko nereikėtų daryti, bet irgi yra kultūrinis kontekstas. Pavyzdžiui, ten Paulius rašo, kad moteris turėtų apsigobti skaromis, kai meldžiasi, nes ir angelai mato. Bet net ir pas baptistus tikriausiai nesumatęs, kad apsigobtų skaromis. Tai ir mes nepaklūstame tada Biblijai. Ne, mes tada žiūrime į kultūrinį tam tikrą kontekstą, nors Paulius sako labai aiškiai, ką reikėtų daryti. Ir ten reiškia buvo tam tikras dalykas, kodėl tai buvo pasakyta konkrečiai bendruomeniai ir taip toliau. Tai va, tai mes turim tokius dalykus, kurie patvirtina Biblijos patikimumą. Jis yra autentiška, turime vidinių liudijimų, turime išorinių liudijimų ir turim egzistencinę reikšmę ir šita literatūra yra dėl to ypatinga. Dabar paskutinis prieš perint prie šitų klausimų, kas yra Jėzus ir tada mes po truputį užbaiginėsim ir Jėzus istoriškumas konkrečiai yra tai, kad mes krikščionys priimam Bibliją ne tik kaip dokumentų rinkinį, kurie yra istoriškai patikimi ir gali kažką įdomaus pasakyti, bet kaip šventąjį raštą. Reiškia, mes skaitome į tikėjimo akimis, kad ten per šitos tekstus iš tikrųjų mums kalba Dievas. Kaip šitai reikia įrodyti? Neįrodysi tu šito dalyko. Tai yra neįmanoma įrodyti, bet yra tam tikrų kabliukų, tam tikrų nuorodų, tam tikrų priežasčių, kodėl būtent taip reikėtų mąstyti. Bet griežto tokio įrodymo duoti yra neįmanoma. Bet kadangi mes pripažįstame, kad Biblija yra Dievo žodis, kuris kalba mums šiandien, dėl to iš to išplaukia kitos tokios krikščioniškos doktrinos, kaip Biblijos neklystamumas, Biblijos neklaidingumas ir taip toliau. Bet tai va čia yra skirtumas tarp Biblijos ir šventojo rašto. Šventąjį raštą mes jau priimame kaip Dievo žodį, čia yra ta pati Biblija, bet mes jau žiūrime tokiamis tikėjimo akimis, o Biblija, galima sakyti, yra tas dokumentų rinkinys, nors tai yra sinonimai, bet į kuriuos žmonės nebūtinai žiūrėtų tikėjimo akimis, bet galbūt vildamėsi tą tikėjimą gauti. Paskutinė mūsų potėmė, šiandien paskirsime paskutinę, nežinau, galbūt 10-15 minučių šitam klausimai. Kas yra Jėzus? Ir yra įvairių buvę pamastymų apie tai, kas yra Jėzus ir dabar žmonės panašius dalykus galvoja, kad tai gali būti religinis pramanas arba legenda, kitaip tariant, Jėzaus nebuvo iš vis, jis gal buvo politinis revoliucionierius, norėjo kažką pakilti visuomenei, jis buvo geras moralės mokytojas, nors kai kurio moralė gal ir buvo bloga, ir jis sakytų tada buvo religinis ideologas ir sąjūdžio įkūrėjas, buvo apsišaukėlis ir melagis, o gal mesijas ir Dievas. O gal dar kažkas, ne, bet žmonės skirtingai galvoja apie Jėzų. Krikščioniškas atsakymas yra tam tikras, kurį galėtume rasti ir čia, į tai, kas yra Jėzus. Bet dabar pažiūrėkim, kaip mes tai sužinome. Iš kur mums ir kaip mums reikia žinoti iš vis apie Jėzų, ar jis egzistavo ar ne. Jeigu mes, turėkite omeny, jeigu mes kalbam ne su krikščionimis, kurie ir šiaip priima Bibliją, bet su žmogum, kuris nepriima šitų tekstų. Sako, iš kur man žinot, kad Jėzus buvo? Aš girdėjau per kažkokį ten kanalą, per dokumentiką, sakė man, kad Jėzaus nėra. Mokslininkas sakė, kad Jėzus nėra. Tai kaip jam reikėtų pasakyti? Sakys, tikėk, ne šį Dievo žodis. Bet jam nerūpi tas Dievo žodis. Tai tada mums reikia rasti kitokį būdą, kaip su juo kalbėtis. Tai va dabar kaip mes iš visų žinome ką nors. Ne? Mes kažką sužinome apie praeitį iš kur? Iš įvairių šaltinių. Iš tekstų, kurie yra parašyti, iš archeologijos, iš perdodamo žodinės tradicijos, jeigu gyvename tokio kultūroje ir panašiai. Tai dabar tie šaltiniai apie Jėzų gali būti nebibliniai ir gali būti bibliniai. Ne? Bibliniai šaltiniai iš čia, nebibliniai yra kiti, kurie čia yra nerandami. Dabar daug žmonių, dar grįžtam čia prie tos skaidrės, kad jūs nepradėtumėte skaityti, daug žmonių galvoja, kad apie Jėzų reikėtų sužinoti tik iš nebiblinių šaltinių, nes bibliniai šaltiniai yra neobjektyvūs. Čia tikrai parašė žmonės, kurie norėjo, tiesiog dėl to, kad jiems buvo patogu tai parašė. Bėda yra kokia? Kad bibliniai šaltiniai, žiūrint sekuliaraus istoriko akimis, yra geresni šaltiniai apie Jėzų negu nebibliniai šaltiniai. Kodėl? Dėl to, kad jie yra ankstyvesni, geriau išsaugoti,
Jų yra daug, skirtingų. Nu, tiesiog tai yra geresni šaltiniai. Tas istorikas negalvoja, kad jie yra neklystantis. Bet Naujajame testamente pirmiausia mes randame geriausius šaltinius apie istorinį Jėzaus gyvenimą. Nebibliniai šaltiniai, kurių taip pat yra jų mažiau. Ir jie nėra tokie geri. Bet paprastam žmogui atrodo, kad viskas, kas iš nebiblijos, yra geriau. Tai pirmiausia reikia peržengti tą ribą, pasakyti, ne, kad vis dėlto Naujojo testamento šaltiniai yra geresni istoriškai žiūrint. Nesvarbu, tu tiki ar netiki. Tiesiog taip yra. Patinka ar nepatinka. Ir netikintis istorikai dirba su šitais šaltiniais, bandydami atstatyti istorinį Jėzų. Bet pakalbėkime ir apie nebiblinius šaltinius. Ką mes sužinom iš nebiblinių šaltinių apie Jėzų? Tai reiškia, tai, ko mes šiandien skaitome, bet ką yra parašę kiti autoriai. Pavyzdžiui, Juozapas Flavijus, kuris buvo žydas, Svetonijus, Tacitas, kurie buvo romėnai ir taip toliau. Liucianas iš Samosatos, graikas. Nu, yra kitų žmonių, kurie yra parašę kažką apie Jėzų arba apie krikščionis. Tai tuose nebibliniuose šaltiniuose, čia aš informaciją gaunu iš Biblical Archaeology Report, Review, tiksliai dabar neatsimenu, bet galėsiu irgi dėti nuorodą į laišką, kad Jėzus gimė iš neturtingos mergelės, o jo tėvas buvo dailidė statybininkas. Mums verčia, bet čia gali reikšti statybininkas, gal jis ne su medžiu dirbo, pavyzdžiui, su akmenim, bet čia netaip svarbu. Buvo mokytojas, o mokiniai perdavė jo mokymą kitiems, pranašavo ir darė stebuklus, buvo žinomas dėl savo išminties ir dorybingo gyvenimo. Skaičiai čia kartojasi, nekreipkite dėmesio, nemokėjau padaryti, kad toliau testus. Teigė esąs Dievas ir buvo garbinamas kaip Dievas, nukryžiuotas Poncijaus Piloto Tiberijaus Cezario valdymo metu Judėjoje, jo mirtį lydėjo žemės drebėjimas ir tamsa, pasikėjai pranešė, kad jis prisikėlė iš numirusių, pasirodė jiems ir parodė žaizdas rankose, tikėjimas jo kėlė socialinius ir religinius neramumus. Gerai, tai tokią informaciją mes gauname iš nebiblinių šaltinių apie Jėzų, jau nemažai. Ne? Mes jau gaunam nemažai. Dabar kodėl tai turėtų mumis stebinti? Rašyti, ta prasme, raštai nebuvo taip lengvai produkuojami, kuriami kaip šiandien. Tai buvo ilgas, brangus procesas. Ir tai, kad mes iš vis kažką žinome apie Jėzų, kuris gyveno Romos okupuotoj provincijoje, kažkokiam kampe nereikšmingas ir tiek daug mes apie jį žinom, tai čia iš vis yra... Rašoma buvo apie labai iškilius asmenis. Reiškia, jis kažko ir taip pasižymėjo istorijoje, kad apie jį buvo parašyta, iš vis, kad buvo parašyta. Ir ne tik biblinių autorių. Tai jau yra įstabu ir tos informacijos yra nemažai. Tai mes tai žinom iš nebiblinių šaltinių. O dabar, jeigu mes pažiūrėtumėm į Evangelijas, kurios yra ankstyviausi šaltiniai, taip pat ir Pauliaus raštai, ką mes ten dabar randam. Ir pirmiausia, kas yra Evangelijos, ką mums reikia turėti omeny. Čia gaunu šitą informaciją iš Bible Project, konkrečiai biblisto daugiausiai Timo Mekijus ir su kitais dirba, bet čia iš jų, ne čia ne mano sugalvoti. Evangelijos yra struktūruotos teologinės Jėzaus biografijos, atskleidžiančios Jėzaus gerosios naujienos skelbimą. Kitaip tariant, jos nėra tiesiog surašyta chronologiškai, su kamera sufilmuota, viskas, kas yra reikalinga. Bet ten yra tam tikras literatūrinis žanras, kuriuo yra siekiama atskleisti Jėzaus gerąją naujieną. Reiškia, jinai tam tikrai yra būdu konstruojama. Tam galima šitai padaryti. Jos yra paremtos liudininkų, apaštalų parodymais, kai kurias Evangelijos parašė apaštalai, kai kurias ne. Pavyzdžiui, ko neparašė apaštalas? Kurios Evangelijos? Luko. Jo, Evangelijos pagal Luką ne apaštalas parašė. Kas yra parašyta jos pradžioje? Teofiliui. O kaip Lukas, iš kur jisai duomenis tos gavo? Apie tai, ką jis parašė. Jo, jisai ištyrinėjo ir apklausė liudytojus. Su Pauliumi jisai irgi bendravo, apaštalų darbuose, jis irgi su juo keliauja. Ten, bet pirmiausia, Lukas rašo, aš apklausiau ištikimai liudininkus ir jums duodu sutvarkytą pasakojimą. Šitie šaltiniai nėra tiesiog istoriniai faktų kažkokie, bet jie patys pripažįsta, kad siekia įtikinti. Man atrodo, Evangelijoje pagal Joną yra parašyta, kad šitie dalykai yra parašyti, kad jūs turėtumėt gyvenimą. Ne? Tai toks yra tikslas. Bet čia nėra propagandinis kažkoks veiklas, jisai ištikimai pasakoja apie Jėzaus gyvenimą, bet koks geras kūrinys jis nori paveikti skaitytoją. Taip ir čia yra paveikti, ne tik išdėlioti, sakykime taip, kaip būtum su kamera viskas sufilmavęs. Ir tikslai, kaip jau minėjau, yra ištikimai ir teisingai atskleisti pasakojimą apie Jėzų, kuris yra nukryžiuotas ir prisikėlęs Izraelio mesijas ir tikrasis pasaulio viešpats. Ten yra akcentas. Evangelijose didžiausią dalį užima Jėzaus kančios ir prisikėlimo laikas, tą pasakojimą, taip jeigu žiūrint proporciškai. Ir įtikinti skaitytojai Jėzų tokį pripažinti ir tapti jo mokiniu. Evangelijos siekia tą padaryti. Įtikinti, parodyti, koks Jėzus yra ir įtikinti jį tapti tą skaitytoją Jėzaus mokiniu. Čia tam tikra prasme yra apologetika. Pabandyti įtikinti tą žmogų. Evangelistai Jėzaus istoriją pateikia savaip ir turi tam priežasčių. Žinot, pamatysit, kad Evangelijos yra kitokios, viena nuo kito šiek tiek jos skiriasi.
Ir 3 evangelijos yra vadinamos sinoptinėmis, nes jis žvelgia vienu žvilgsniu, o Jono evangelija atrodo visai kitaip. Prasideda ne nuo Jėzaus krikšto, ne nuo Jėzaus gimimo, o nuo kosmoso viso. Ir pristatoma yra tai, kad Jėzus yra ta kosmiškoji tvarka, tas logosas, tas tikrasis Dievas, kuris buvo pradžioje su Dievu ir pats buvo Dievas. Bet sakykime taip, kad pasakojimai šiek tiek skiriasi, nes tai yra normalu dėl to, kad pasakoja skirtingi asmenys, iš skirtingų kampų, bandydami pabrėžti skirtingus dalykus. Yra daug dalykų, kurie sutampa, yra dalykų, kurie skiriasi, yra dalykų, kur atrodo pasakoja apie tą patį, bet iš skirtingo kampo ir taip toliau. Ir kodėl vadinamos evangelijomis? Dėl to, kad, pavyzdžiui, Morkaus 1.1 yra parašyta taip: Jėzaus Kristaus Dievo Sūnaus evangelijos pradžia. Evangelija reiškia geroji naujiena arba geroji žinia iš graikų kalbos. Bet ten mes randame geriausią, ankstyviausią informaciją apie Jėzų. Dar kas yra svarbu, kad evangelijos yra panašios į senovinės biografijas. Taip yra nustatę irgi mokslininkai, kad toks jų yra žanras. Tai nėra mitiniai pasakojimai, kai kurie bandė sakyti, mitiniai ta prasme, kad iš tikrųjų to nebuvo, bet jos kažką moko mus apie realybę. Bet kad iš tikrųjų tie dalykai, kurie vyko, jie vykę yra istorijoje, bet jie yra įvilkti į tam tikrą literatūrinę formą. Kaip dabar jos veikia? Kad jos yra svarbus gyvenimo istorijos esmės, prasmės ir žinios perteikimas, o ne chronologinis įvykio aprašymas. Kitaip tariant, jeigu skaitai nuo pradžios iki pabaigos vieną evangeliją, nebūtinai ten viskas yra eilės tvarka sudėliota. Kartais yra šokinėjama, kartais yra temom kažkaip sudėliojama ir tai išsprendžia nemažą dalį įvairių prieštaravimų, kurie galėtų atrodyti, kad ten yra. Tai nėra archyviniai ar nešališki pasakojimai, bet dokumentai siekiantys įtikinti, kaip jau minėjau. Ir tai yra ne tik žinios apie asmenį, bet ir elgesio pavyzdys. Tai yra ne tik, kad bandoma sudokumentuoti viską, ką žinome apie Jėzų, bet parodyti, kas jis toks yra ir paraginti mus sekti juo ir tapti panašiu į jį. Tos citatos neskaitysiu, čia nėra taip svarbu. Gerai. Ten buvo apie Jėzaus prisikėlimą filmukas, kurio dėl laiko stokos aš dabar nerodysiu, bet mintis yra tokia, kad net ir istoriškai būtų galima pagrįsti Jėzaus prisikėlimą. Pridėsiu nuorodą tame laiške. Kaip? Nes yra istorikai patvirtina, Naujojo Testamento istorikai, tyrinėtojai patvirtina kelis faktus apie Jėzų, ne tik, kad jis egzistavo. Ir netikintis, aš turiu omeny istorikai, taip pat. Ir tikintis, netikintis ir kitų religijų atstovai, bet kad tie faktai yra labai istoriškai tikri. Pavyzdžiui, kad Jėzus buvo nukryžiuotas ir mirė romėnų nukryžiavimu, čia yra istorinis faktas. Ir musulmonams čia jau yra problema, nes Korane parašyta, kad Jėzus nebuvo nukryžiuotas ir jisai nemirė. Ne? Čia jau yra problema tam tikra. Bet istoriškai tai galima patikrinti, nagrinėti istorinę literatūrą. Kad kapas jo buvo tuščias 3 dieną, kad mokiniai teigė, matė jį prisikėlusi. Mokiniai taip teigė, toks buvo mokinių teigimas. Kai kurie Jėzaus ne tik draugai, bet ir priešai atsivertė, kaip pavyzdžiui Paulius arba Jokūbas, Jėzaus brolis, kad krikščionybė labai greitai išplito ir taip toliau. Tai yra nemažai tokių visokių faktų, su kuriais sutiktų didžioji dalis istorikų tyrinėjančių šitos Jėzaus gyvenimą ir mirtį. Tai klausimas, o kas paaiškina šitos faktus? Kodėl tas kapas buvo tuščias? Kodėl mokiniai teigė, matė jį prisikėlusi? Kodėl iš persekiojimo žydų sektos tai tapo, sakykim, visuotiniu religiniu sąjūdžiu? Mes sakytum todėl, kad Jėzus prisikėlė. Mes taip sakytum. Ir kai kurie sako, ne, mums reikia to kažkokio paaiškinimo surasti. Bet nei vienas paaiškinimas nėra net arti šito savo gerumo prasme, nes paaiškina tik labai mažą kažkokį dalyką. Pavyzdžiui, Jėzaus kūnas buvo pavogtas iš kapo. Nu gerai, jis paaiškina tik tuščią kapą. Bet irgi paaiškina blogai, nes ką mokiniams vogti tą savo mokytoją? Jie ir šiaip buvo įsigandę ir pasislėpę. Kam jiems rizikuoti savo gyvybę dar vogti iš kapo, kurį saugo romėnai? Nėra jokio tikslo. Ir po to dar meluoti, kad jisai prisikėlė ir bemeluojant patiems kentėti. Už nieką. Nu čia logikos nėra jokios šitame dalyke. Tai ne. Tai paaiškinimų yra bandyta įvairių duoti, bet Jėzus prisikėlimo paaiškinimas yra geriausias, bet mintis yra tokia, kad Jėzus ne tik istoriškai egzistavo, bet mes žinom nemažai istorinių duomenų apie jį, net nekalbėdami apie šventąjį raštą ir nekalbėdami apie tikėjimo tiesiog dokumentus. Tik reikia tiems visiems faktams paaiškinimo. Dabar, kaip mums sužinoti, kas tas Jėzus tada yra? Čia jau užbaigiant po truputį. Pirmiausia, nes jeigu jūs norėtumėte sužinoti, kas aš toks esu, būtų galima mane stebėti. Čia aš jumis neapeliuoju dabar jau, bet jau čia šiaip. Bet jeigu norėtumėte sužinoti, kas aš toks esu, ar ne, galite pasiskaityti kažkur, bet jeigu ta informacija yra teisinga apie mane. Bet geriausia sužinoti, kas aš toks esu, yra kaip mane pažinti, reiškia būti su manim kartu. Kai aš ne kažkokią povyzą tenais primetu, ne per šneku per ekraną, dar kažkur, bet tiesiog koks aš esu gyvenime. Ir jeigu aš jums apie save papasakočiau ir nemeluočiau, jūs apie mane sužinotumėt pakankamai daug. Tai mes, jeigu norim kažką sužinoti apie Jėzų, mes pirmiausia žiūrim į jį patį, ką jis apie save sakė.
Kaip jis save pristatė. Ir yra toks tekstas, Mato 16. Atėjęs į Pilypo Cezarėjos apylinkės, Jėzus paklausė mokinius, kuo žmonės laiko žmogaus sūnų. Jie atsakė, vieni Jonu Krikštytoju, kiti Elijų, kiti Jeremijų ar dar kurio iš pranašų. Jis vėl paklausė, o kuo jūs mane laikote? Tada Simonas Petras atsakė, tu esi Mesijas, gyvo Dievo sūnus. Jėzus jam tarė, palaimintas tu, Simonai, Jono sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau apreiškia, bet mano tėvas, kuris yra danguje. Negalėjęs plikom akim pats pamatyti, jam reikėjo dieviškosios malonės. Bet jinai buvo duota ir jisai pamatė, kas jisai toks iš tikrųjų yra. Kas yra Jėzus. Šitą filmuką irgi dabar tai nežiūrėsim, bet kuo dabar save laikė Jėzus? Ką jisai pats apie save sakė? Jis apie save kalbėjo taip, kad jis yra tas Mesijas išpranašautas Hebrajų Biblijoje. Ir jis dėl to buvo žiauriai nepatogus, nes žmonės negalėjo patikėti, kad čia iš tikrųjų yra tas. Jau dabar, kaip jie ir laukė, pirmam amžiui buvo tas mesijinės viltis gyvos, to Izraelio gelbėtojo. Ir buvo ne vienas toks pasirodęs. Bet Jėzus sako, aš esu tas. Ir jisai ne tik atsakė, kad jis yra tas, bet jisai sakė, kad jis yra unikalus Dievo sūnus. Ne šiaip kaip koks karalius irgi, kuris būtų galimas pavadinti Dievo sūnumi, bet jis yra unikalus ir jisai turi dieviškąją prigimtį. Ir sako, aš ir tėvas esame viena. Jisai elgesi kaip Jahvė, eina, nutildo audrą, vaikšto vandeniu. Evangelija rašo ne šiaip savo, kad tiesiog Jėzus praėjo vandeniu. Bet tam, kad skaitytojas pagautų, jeigu tu žinai Senąjį testamentą, o kas suvaldo vandenį? Kas yra chaoso valdovas? Dievas, Jahvė. Jėzus yra tas pats. Jis yra tas pats. Ir jis yra žmogaus sūnus, bet ne tik žmogaus sūnus, jis taip dažniausias titulas, kuris savo priskirdavo. Bet mes galvojam, kad žmogaus sūnus tai yra, tiesiog, taip ir yra žmogaus sūnus, kad iš vyro ir moters gimęs. Bet tai yra ne tik paprastas žmogus, tačiau ir tas tikrasis žmogus, kuriuo mes esame pašaukti būti, jis yra tikrai žmogus. Ir tai yra nuoroda į tą Danieliaus pranašystę, kad pamatysite žmogaus sūnų ateinantį debesise. O kas ant debesų joja Senajame testamente? Dievas. Tai yra dieviška figūra. Tai tas žmogaus sūnus net nurodo į Jėzaus dievystę, o ne tik tais jo žmogystę. Tai jis save pristatė kaip Izraelio Mesiją, kaip Dievo sūnų ir kaip žmogaus sūnų. Ir galiausiai čia mes taip ir užbaigėm. Ir turim tą krikščionišką tokią doktokimo. Jėzus yra ir tikras Dievas, ir jis yra tikras žmogus. Jame šitos dvi prigimtis egzistuoja. Kaip? Šitai reikia mums suvokti savo galvelėse, mums tai neišeina, bet čia nėra loginio prieštaravimo. Ne? Jis yra tikras Dievas, kuris prisėmė žmogišką iki prigimtį. Ne apsimovė kostiumą kažkokį, ne tiesiog atrodė kaip žmogus, bet iš tikrųjų tapo toks kaip mes, kaip irgi yra parašyta. Neatsisakydamas savo dieviškosios prigimties, bet save ištuštindamas arba save apribodamas. Ir tą žmogišką prigimtį jis pasėmė į dangų, pakilęs į tėvo šlovę. Irgi, čia, smegenis sprogdina šitie dalykai, bet mintis yra kokia, kad mes turime įsikūnijusį Dievą, kuris tikrai pažino, ką reiškia būti žmogumi. Ir jisai per Kalėdas mes dabar švęsim jo šitą didįjį įvykį, Jėzaus įsikūnijimą. Mano mėgstamiausia Kalėdų istorija kaip tik ir yra Jono Evangelijos prologas, kad jisai tapo vienu iš mūsų. Va tas Dievas tapo vienu iš mūsų. Klausimas yra mums toks, mums toks klausimas, tikriausiai čia jau įvedant į mini pamokslavimo režimą. Mini, nedaug, neuzurpuojant, mini. Kuo mes tada palaikysime Jėzų savo gyvenimuose? Nes net jeigu esam tikėjime, labai dažnai pradedam į vieną, į kitą pusę, užsimirštam. Aš irgi važiuoju šiandien čia galvoju, viešpatie duok man tinkamą motyvaciją. Ne tik, kad kalbėti, nes reikia kalbėti ir visą laiką aš tai darau, bet iš tikrųjų kalbėti iš to, kad aš noriu, kad žmonės šitais dalykais patikėtų ir turėtų gerų argumentų. Ir mane patį pastiprink, iš naujo atgaivink. Ir kodėl? Ne dėl to, kad čia yra apologetikos veikla, o kad tai yra svarbu. Iš tikrųjų, kad tai yra svarbu. Mums svarbu yra turėti tą tikrą tikėjimą, tvirtai jame stovėti, dalintis juo su kitais ir atpažinti Jėzų iš tikrųjų tuo, kas jisai yra. Viešpatie, mes dėkojam tau šitą galimybę, dėkoju aš už kvietimą ir už Simo ir visos bendruomenės atvirumą ir kitų bendruomenių ir šiaip žmonių, kurie čia atėjo pasiklausyti ir gauti kažkokios informacijos, kuri galėtų jiems padėti gyvenime, išstovint tikėjimą ir to tikėjimu dalinti su kitais, tos informacijos apie tave, bet meldžiam, kad jinai taptų ne tik tiesiog galvožinėmis, bet to gyvų žodžių, kuris keičia mus, kuriuos mus verčia giliau tavim pasitikėti ir skelbti tavo gerąją naujieną tiek Alytui, tiek Ukmergės rajonui, tiek visam pasauliui. Primum viešpate savo šlovę, savo gerumą, savo meilę ir tą, ką tu padarei. Tai, ką tu padarei Kalėdų įvykyje, kuris mums atrodo toks yra įprastas, bet iš tikrųjų nieko nuostabesnio viešpate mes net negalėtum sugalvoti. Ir tai yra tikra. Ir mes turim gerų priežasčių
taip manyti. Viešpatie, pamalonink mūsų protus, mūsų širdis, mūsų lūpas, kai eisim į pasaulį skelbti gerosios naujienos ir gyventi ją kiekvieną dieną. Dėkui tau ir meldžiam viso šito mūsų viešpaties Jėzus Kristaus vardu. Amen.